Mūsų protėviai beržo tošį valgo, kad išgyventų. Ką tu šneki? Ne, gerai, čia tiesiog mėsytė yra. Čia yra tiesiog mėsytė. Šios kaip slėptamasis nuo serijinio žudiko. Ai. Digni į vidų! Baisiausia laukti yra, what the fuck? Viskas gerai, man tai. Jo, kad tuoj va, pabėžu atvarau. Sveiki atvykę į Šiurpo faktorių. Tu gerai, tu kalbėk, aš būsiu tavo aidas. Mes dėliais būsim aidas. Gerai. Šitoj rungtyje Šitoj. mes turėsim valgyti žalią mėsą. Žalia. Dabar bus 3 rungtys, kurios yra susijusios su pojūčiais. Ir tas pojūtis pirmasis bus žalios mėsos pojūtis. Tada bus kažkokių, kokių mes dar nežinom visiškai, kokteilių, gėrimų pojūtis. Ir tada bus tazerio pojūtis. Pats paprasčiausias pojūtis, kurį galite įsivaizduoti iš tikrųjų. Kas esat už lizdo elektros paėmę, prastai izoliuotą už skalbenkės būgno, plius minus pojūtis toks bus. Žodžiu, turėsim valgyti žalią mėsą ir tuo pačiu metu apkrausim smegenis, nes reikės pasakyti miesto pavadinimą iš 3 kito miesto raidės. Tai žodžiu, man tas pasako Alytus, aš sakau Ignalina. Ir tada, kol aš galvoju miestą, aš negaliu valgyti mėsos, o jie kerta įsijuose. Esu valgęs tą žaliausią kepsnį su krauju bėgantį, tartarą, bet nei vieno dar nereikėjo visiškai žalio atplėšti su dantim. Čia bus... Aš galvoju, kad sunkiausia visgi dalis bus atsikast. Čytinimas būtų, jeigu bandytum visą nuryt. Aš galvoju. Kaip pelikanas. Pirmas miestas Alytus. Ne, ką. Šilutė, važiuoja. Lisabona. Oi, čia. Oi, vaikeli. Kėra, negaliu įsimesti vidų. Atšaukiam rungti viską. Singapūras. Nida. Net nukavo tavo bandytą. Kasnės kas. Dieve, Šiaip jo galim su kasnės daryti. Elektrinį. Pralaimės šitą jaučiu. Lemba mane jau ima. Kas atsakinėja, Kebra dabar? Aš nieko nenugurkiu, man pilvo jau skauda. O tau kaip sekas? O, viską turi čia irgi išmetęs. Safai, tu atsakinėjai, mes valgom. Elektrėnai. Safai, tu atsakinėjai, mes valgom mantai. Tu net neatsikandai. Tu nebandai šunsnukį. Man blogai. Gerai, aš tiesiog neįmanoma, tarsi man blokuoja, man čia užsidaro tiesiog. Ne, gerai, čia tiesiog mėsytė yra. Čia yra tiesiog mėsytė. Man tai pabandyk, bent jau nėra tai blogai. Ne, yra. Nėra. Šilutė. Pradėjom nuo Šilutės. Šilalė. Lentvaris. Kibirą išmetėjau. Kur mėsa, Safai, tavo? Atsikandam normalų kasnį, suleidžiam dantis, atsikandam. Kas paskutinis išspjauna, tas laimi. Ryt nebūtina, bet jeigu nuryjat, iškart laimit. Mūsų protėviai beržo tošį valgo, kad išgyventų. Ką tu šneki? Dirbam. 3, 2, 1, pradedam. Man tai visko galvoju. Eik, fui, nekvėpuok, šlykštu buvo, ne? Eik, tu man tai šitai net nepalėti. Visi krovėt ant Simono praeitą. Visi krovėt ant Simono. Dabar jūs išreiškit savo nuomonę apie Mantą. Myžnius yra. Rašykit tikrai. 3 vieta, 1 vieta, 2 vieta. Bet o nesijaučia tau pilvukė biški dalykai, nes pas mane grinai toks skrandis kažkaip įsitempęs. Ne, nepriimsiu. Dinkit, ne, šito nepriimsiu. O kaip buvom nusteikę, kaip įsivaizdavot, kad tai Kad bus lengviau. Aš galvau pusę suvalgys. Tu nebandai net. Galvojau, kad visų pirma, galvojau su miestais labiau stripsiu ir galvojau, kad mėsą bus žymiai lengviau valgyti, bet pasirodo, kad nebandai, čia absurda, bandai bent jau kasnį daryti. Aš į miestus daugiau orientavaus. Sveiki atvykę į antrą rungtį. Jeigu nevėmėte žiūrėdami pirmąją, galimai vėmsite žiūrėdami antrą. Mes turėsime 3 misterį šlykščius gėrimus, juos turėsim susiversti, galimai iškart išvemt ir tada turėsim seną gerą apflipinimą. Kai apflipinį galėt prie antro, 3 ir panašiai. Kas pirmas šitą padaro, laimi. Kas apsivėmė iki galo, laimi irgi gal. Ta prasme, skystis turi pabuvoti tavyje. Ne, bet išspjauti negali. Ne, negali. Vieninteliu būdu palik šitos vietos. Fiksuojam tai čia kažkur. 3, 2, 1, pradedam. Oi,
Jūs juokaujat, čia dar su pagardais? O reikia ištuštinti pilnumoje? Jo. Nesigaus ko gero. Ne, turi iki galo, žinau. Tikrai žirnių nesuvalgy. Ne, tai... Sako! Ką daryt man dabar? Įsitrauk žirnius ir damus. Einu, žinokit, vemti pilnumoj varuoti daryti. Valgy. Oi. Mes apkai likom dviese varžytis. Mane iš tikrųjų labai nustebino, kad aš susidugnavęs gan skaniai sutikau ten tos žirnius pabaigoj. Jos po? O ne. Oh, fucking hell. Kur mantelį buvai? Oi, tu. Važiuojam toliau. Oi, kas ten įdėta, blėt? Čia turėjo būti gėrimai. Nebenori. Aš nebenoriu. Čia šprotai, blėt. Kas yra? Ančiuvis. Ne, šitas baisus, čia net užuost sunku jį. Gerai. Man tai nėra šansų. Vapšė, jokių nėra man šansų. Aš tiesiog, nebent iš karto, taip vemiu aš iš karto. Aš tik išgeriu, aš vemiu iš karto. Kas man yra? Nu, ančiuvi, prilipęs. O jeigu prilipęs... O gal blemba ant garbės padarau tą pirmą. Davai. O ne. Gerai, viskas. Kaip antras sumaitoji šiaip viską? Antrą? Jo, ančiuvi po to. Šiaip ančiuvis jau skaniai. Kai tu tas saldumas praeina, turi rūgštelę. Galvoje persimės, kad tipo, gerai, dabar kava gerai ir tada svičinė, nu čia nugurgi kava ir tada galvoja jau atskiri davai. Dabar tik apie ančiuvį kaip vienetą galvoja. Žinai, kas man įdomiausia? Kuo raugasiu visgi? Kas dominuos raugę šiandien visą dieną? Ar ančiuvis, ar pavyzdžiui, džiovinti pomidorai? Aš pripažinsiu, kad aš galvojau, kad aš esu žymiai stipresnis. Įsivaizduoju dabar ateitum pas savo mylimąją pasibučiuoti su tokias marvė. Kom kvepia? Spjauti tą kibirą, saują mėmiau žirnius ir valgiau. Aš nebegalėsiu dabar antros kavos gerti, aš jau 2 išgėriau skaitas. Mantelė, kas yra tau? Girdisi kaip memė per mikrofoną. Man tai... Oi, girdžiu. Oi, girdžiu. Kas čia Godzilla prieš King Kongą filmą žiūrėjau? Kas vyksta? Garsai. Man tai... Tu laisvai užsirakinai? Čia Tulikas. Jo. Viskas gerai, man tai. Jo, kad. Tęsim filmavimą. Jo, tuoj atvarau. Tu čia pirmo ar antro atvarėjai? Kaip sako, tuoj pabižu Ne, atvarau. tai man tai išeik, nu neberodyk ožių. O tu ančiuvis valgys ar jau... Oi, kaip Perduok tik. kažkam. Pasisiojau. Skaudėjo, nes atrodo, jie apsiverkęs. Savo man akmenys gal yra, ar kas aš nežinau, bet man čia yra sunkiausia kada nors buvusi kiemo draugų rungtynė. Šiaip nemeluosiu, aš irgi nemanau. man sunkiausia irgi. Aš nesu sunkesnės daręs. Aš nemaniau, kad... Ne, visgi man laikas suskaičiuoti sunkiau. Negaliu apsimest, kad man nebuvo sunkiausia. Netikėtum komentarų. Ir trečioji širpo faktoriaus rungtis, kurioje mes tiesiog turėsime atsakinėti į klausimus, kuriuos mums užduos Simonas. Problema ta, kad jeigu aš, pavyzdžiui, atsakau į klausimą, tai mano kolegos abudu yra pavaišinami, duokite garsą. Jeigu aš atsakau neteisingai, aš gaunu 2. Pasyviai žaisti čia neįmanoma. Taip. Čia vis tiek turi žaisti ir bandyti spėlioti ir atsakinėti ir pasižiūrėsim, kuris iš mūsų laimės šitą trečiąją rungtį. Pažiūrėsim, kas apsisisios greičiausiai. Kaip apsisisioja iš Keista, kad ir karto? apsivemtum nuo tazerio. Blemba jo. Jau tada tikrai man susirūpinti reikia. Turim pirmąjį klausimą. Kaip VLKK siūlo pervadinti Halloweeną? Šiurpės. Koks to buvo tai? Šiurpės. Šiurnaktis. Supratau. Kas pirmas spėjo šiaip? Šiaip kas pirmas spėjo ir neteisingai pasakė, tas turėtų gauti. Aš nespėjau. Halloweeno metu Jungtinėse Amerikos valstijose vaikai persiengia specialiais kostiumais ir vaikšto po žmonių namus. Ką atsidarius durims jiems sako? Trick or treat. Gerai, Evaldas. Nu, blėt, aš irgi labai panašiu metu atsakinėjau. Aš dabar bijau, kad klausimas buvo, ką atidarius duris jiems sako. Nu, gerai. Baisiausia laukti yra, what the fuck?
Oi, čia skauda. Čia skauda. Ten tada nedarom. O kaip, pasibandom ant manto? Ne, žinokit. Gerai, trečias klausimas. Kuris filmo veikėjas žudo sapnuose? Kriugeris. Ar Jason? Kaip užkrito, aš noriu sakyti, košmaras guobų gatvėje žudo. Aš bijau, kad aš pasikeisiu po kažkurio vieno drauserimo. Nežinau, man dabar kažkodėl atrodo, kad Žydrūno Savicko politinės pažiūros visai nieko. Ne, kad mes visi lyg ir visi. Sutarėm ties šitų, sutarėm visi. Kokia daržovė per Helovyną seniau atlikdavo moliūgo funkciją? Galiu hintą duoti, kad biškai lengviau būtų. Apie tą daržovę yra pasaka padaryta. Ropė. Ropė? Ok. Kodėl Evaldai ropę pasirinkai? Yra pasaka apie ropę? Yra kur ropė. Rovė neišrovė. Šuns su kitu. Žmogšiu. Atsiprašau, Simon, niekas neaiška. Vaidausi dabar. Šuns koks staigesnis įnesi. Aš prie Simono nebeisiu šiandien. Drakulos padėjėjo vardas. Gerai, jeigu nežinot, tada iš to paties sakau kitą. Kokiame regione yra pilis Drakulos? Transilvanijoje. Transilvanijoje atsakymas tavo. Nu, kokiam regione? Šambalevro neberegina. Padėjėjo vardas. Kas man? Adamsų šeiminėlės rankos vardas. Daiktas. It. Lietuviškai daiktas. Bet it? Bet lietuviškai daiktas. Bet o kokie, palauk, biškai nepurtik, nepurtik, Gerai. Jaučiu, kad gyvas, jaučiu energiją. Šiandien energetinė. Man atrodo, kad elektrą Safui perlauš. Jis nuo kitų epizodų tiesiog žudikas bus. Kitas klausimas. Nu. Helovyno metu vienoje šalyje yra švenčiama mirusiųjų šventė. Jos metu žmonės tūsina, vyksta 6 dienų festivalis. Kokioje šalyje Meksikoje. tai vyksta? Ok, toks variantas. Kodėl Meksikoje būtent? Nes jie linksmai švenčia labai visus. Aš Kokioje šalyje prasidėjo Helovyno ištakos? Šiaip yra 2 šalys, tai bet kurią pasakysit. Ir Jungtinės Amerikos valstijos, Prancūzija, Airija. Aš pirmas pasakiau. Gal tiesiog 2 kartus į man? Ne! Gal pirmas pasakei? Arba ne, neaišku dabar, žiūrint, ar atsakymas teisingas. Gerai, Bala nematė, aš pirmas pasakiau Airija. Bet aš gal pirmas. Airiai, gulai, gaulai, visokie ten, jie tokie freaky biški, raganos Man šiaip vaiduokliai. atrodė, kad jūs visai vienu metu pasakėte. Tai galim kompromisą kažkokį. Jo, du tada mantelį. Tai? Ką? Ne, aš nepritariu. Jūs tuo pačiu metu pasakėte. Tikrai Paguodos labai tašką gražiai. laimėjai. Tai 5, paguodos tašką gaunu. 2, 1. Viskas. Sveikinimai, nugalėtoja. Aš laimėjau faktorių. Aš laimėjau Širpo faktoriaus rungties Eldas turi 3 taškus, Safas turi 2 taškus, aš turiu 1 tašką. O davai mes paimam, atimam tazerį ir pakratom Simoną. Nes žmonės nori daugiau tavęs. Žmonės nori pamatyti. Tai tikrai vienas. Beje, man tas už taškus nori atsijimti. Jis turi tazerį. Mes negalim gaudyti įstizinį. Man labiau susigmenti. Mes tiesi. Labas vakaras, išsigandote ar ne? Pasižiūrėkit, kaip siaubingai atrodo. Aš ar tu? Gerai, mes esame šalia Anykščių, mes esame siaubo parke, kuris yra labirintų parke. Šiandien čia mes susirungsime 2 rungtyse ir išsiaiškinsime, kas geriau slepiasi arba ieško. Aišku, kad keliausime į kukurūzų labirintą ir Bandysim rasti kažkaip. Ir kažkas su elektrošoku ieškos mūsų su tazeriu, o mes bandysime rasti šeimą. Slėpsimės nuo grobonio, bėgsim nuo grobonio Simono, nuo predatoriaus. Jeigu klausat, ką mes čia veikiam, tai mes tiesiog pildom savo vaikų svajones. Kaip ir 9 epizodus iki dabar, taip ir 10 dabar. Kitą laidą jau naktį parduotuviai leisim. Taip, valgysim saldainis užsidarę parduotuvį. Visą naktį. Žodžiu, eisim slėp. Okay. O tai pirma rungtis slėpynės ir mes turėsim surasti 3 savo kolegas per tam tikrą laiką duotą ir kiek surasim, tiek taškų gausim. Arba jeigu ieškosim po vieną ir turėsim 10 minučių ieškojimui. O čia Medkirtys eina su ta družba? Aš tikiuosi, kad darbininkas yra labai savo žmogus.
Gerai, Okay, jo, tai gerai, tada, žodžiu, dabar bus pirma rungtis, Jo, dabar pirmas slėpynės. Davai, greitai. Paskaičiai. Tu pirmas. Pirmas. Tai Safas skaičiuosi, ne? Taip, iki pam. Gerai, prie šito. Gerai. Medelį. O, aš kalbau čia, o ne. Tu išsigandai plėvelės jau? Išsigandau, tai dėl turinio čia nesąmonė. Dėl turinio? Gerai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2. Wow, aš esu dabar karnavalė ir nežinau, ar man slėptis ar žaist. Aš nežinau vis dar, kur slėptis. O, okei, matau visus susitikom. Atvarau! Oi, ne. Ne. Veiktum. Jaučiuos kaip slėptamasis nuo serijinio žudiko Safuelio. Šūdas, kur jie? Aš nežinau, ar Safas iš tikrųjų toks nevykęs, bet aš daug kartų bėgau ir kirtau lauką ir jis niekaip manęs nepamatė. Kur aš? Eik, tu durnas, nebeišeisiu. Eik, tu savo. Įkliuvau! Jeigu pamatysiu, kur Safas dabar, pamėginsiu perbėgti. Kaip kultiniam Tome ir Čerį, tiesiog apėjau aplinkui pastatą. Ne. Labas, Simonai. Jis kažkur kitur tenais nubėgo. Safas tenais. Atbėga. Iš kitos pasinė. O, tai tu ką? Pagauta? Fuck. Dabar esu žaidimų salone ir labai tikiuosi, kad čia nebeteisis. Kur aš? Viskas. Aš galvoju, blema, gal apgausiu Safą ir aš pasižiūriu jau, kai su ten pakalbėjau, pasižiūriu, jau nėra. Ok, gal galės už manęs apėjau ir tik žiūrėjau žingsnį. Palauk, tau irgi gaudau. Valėčiau. Tikrai, Bernai, skaičiuoju tada? Viskas, lekim. Nežiūriu, ne? Jo. 1, 2. Ne, palauk. Aš kamerą pamiršau. Pamiršai kamerą? Ten jis paliko ant suoliuko, man atrodo. Tai nueik pasiimti. Ne, jisai jau baig skaičiuot. Jau baig skaičiuot. Varyk greičiau. Varyk tikrai? Rimtai, jo. Varyk, viskas. Kiek mes čia laiko kalbėjom dabar? Minutę beveik praėjo. Nu gerai, varyk. Devyni. 10. Kem 5. Kem 7. Kem 6 tai yra. Kem 7 dabar. Pem. Einu ieškot. Šiaip tingiu ir bėgti atrodo. Ai. Dygni į vidų. Ai. Man atrodo, kad manenas dabar ir pasižiūrė didelę gėdą. Uik, tu nafik. Oi, Safukai, viskas. Radau. Safukai. Čia jau skaitas, kad radai? Taip, nu aš nepavysiu tave. Šūdų krūva. Nesąmonė, man slėpynės, šiaip žaidimas toks kažkoks. Nu, valkatas, nežinau. Jie, žiūrkės, jie. Lenda į kampus visur. Lenda, kur nereikia, aišku. Bartuševičių tai rasi, kur kėdę rasi. Uik, tu. Jeigu pamatysiu, kad link manęs bėga, tiesiog ratą šausiu. Ne narkotiką radau aplinkui. Dažniausiai čia būna sulindę. Iš po pavasario. Maisto ieško. Viskas. Fuck me. Yes, pavyko. Palau, mes galėjom lysti atrakcionus. Tai Jonų, tai atviras čia, ką žinau.
A ne? Tai aišku. Paskutinė minutė buvai per 2 metrus nuo manęs. Žiūrėjai mašinikus? Kur? Ten? Tu buvai tarp tų moliūgų, aš tenais atsitupiau. Ne? Jo. Aš ten sienas tiesiog tamsuoju, toks galvoju, nu irgi tokia durna vieta, kur neįdomi. Kaip žiūrkiuką radau, tiesiog labai gėdingai. Sufuka ežiuką naktį išėjo. Gerai, bet vieną tašką turiu, dabar mantelį tavo šansas yra. 1, 2, 3, 4, 5, kem 8, kem 9, bam, varau ieškot! Safai, turim tai? Eik slėptis normaliai. Iš ko tu žinai, kad aš čia? Okei, bet čia ir Evaldas galėjo būti. Antras šansas tau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kem 9, pam. Man kiek pavyko išvengti mantelį. Pažiūrėkit. Eiktina. Jis tenai. Blemba kaip visiškai no idea. Nežinau. Man baisu. Aš žiūriu, kur tu eini ir mudu aplink damuką sukamės. Žinai, aš kartais specialiai apsisukdavau greitai ir pradėdavau, nes aš tą patį darydavau ant kitų. Ką darai? Eik tu! Juokauji! Kadangi po mūsų ieškojimų yra 1-1-1, mes nusprendėm kaip visą laiką vyriškai išsiaiškinti, paimti ekstra raundą. Dabar eisim slėptis visi 3 ir Simonas, jisai gražuolis, eis mūsų ieškoti. 1, 6, 7, kem 8, kem 1, kem 2, kem 3, kem 4. Pradedu! Aš manau taktika tai iškart tokia paprasta. Šukuoju viską ir iš eilės. Okay. Dar viena vieta. Aš vėl kaip žiūrkė. Sveikas gyvas. Ten dar tos pabaisos gali būti. Geras jų daug. Nu, tikiuosi, kad to fuck čia triušis. Žiūrėk, legit triušis. Čia tu neišduok mūsų. Pystik iš čia. Ne, jeigu mirsim, tai jau buvo. Čia mano soliukas. Aš šitą jau seniai galvoju. Čia mano soliukas. Gerai, žinai, ką aš išduosiu? Ne. Man tai pakalbėjau su mani, palbėkite. Viskas gerai, sofokai? Ateik, tilpsim tikės. Man labai didys ir aukštas. Nu. Okay, kaip ir nėra. Kaip tu galvoji, kur Safas dabar yra? Žinai ką, man nerūpi, kur Safas, svarbu mum gerai. Galėsim pabėgti kokį nors akligatį. Čia mes turėtume daugiau kiemų trukuose pabūti ir dviesi. Skirt laiko savo. Man tai net jeigu ir ras mus, man jau nebesvarbu. Aš nebenoriu slėptis. Aš kažkaip įsivaizduoju, kad negyvenamai saloj labai pereitume prie sekso greičiau negu galvojame. Trečiadienį vadinčiau tave. Mano betas, kad kažkas tikrai į viršų užlipo, nes kažkaip daugiau variantų visiškai jokių nebėra. Jėtis! Vajatis! Kas čia tokį sugulė? Sušalė būtų! Man kres? What the fuck? Išjung kameras, nu nefilmuok. Tu išdavai mantelį ir man tai. Nefilmuok, Taip, pabairė. Čia kažkaip pavadu pakritom taip lengvai. Slėpiams. Nu, O tai kodėl lūpos šlapios? vėjas nuputė. Nu nefilmuok. Tu su Evaldu išdavai. Ryki Šlapios, išdavai. ko? Dar net nepagalvėjai. Man tai Man tai.
Kas čia nutiko? Nieko nenutiko. Kiek metų draugavo su Richardu? Baik, nu nieko čia nieko čia nebuvo, čia plus nėra lygi vieta labai. Nu, jo, bet vis tiek. Ir plus net neišdavau. Už nugaros, taip. Tai aš už nugaros buvau, bet... Ką jūs čia darot? Ką jūs čia tarėtės? Kas? Kas čia vyksta? Čia būtent bandėt susikabinti. Kas? Tu čia svaigsti? Čia žiūrėk, ką daro? Bėga jau. Ką jūs burkavotės? Jie šiltai apsikabinė. Nu ateikit. O tai Ieva Gabija kaip? Bernai? Pasimetimas. Nieko nebuvo, nu. Tiesiog slėpėmės ir viskas. Tiesiog ten tavo. Tai labai didelė erdvė, nėra būtina apsikabinti. Dviesi vienoje vietoje. Ar aš buvau apsikabinęs abiem rankom? Aš galvoju, kad aš man tai patinku. Einam labirintą daryti. Einam labirintą, gerai. Nu bet su tokiom nuotaikom negalim. Nu kokias tas nuotaikas? Pas jūs čia jausmų labirintai vyksta tikriausiai. O čia filmavo visą laiką? Tai, nu... Kaip čia dabar? Mantai, Duok kamerą. Kam? Duok kamerą, tai nieko. Jūs pažeidžiat mano savaldų privatumą šiek tiek. Tavo privatumą aš neprikoju. Atskirai mūsų privatumas. Aš nieko, jo, mano irgi pats gerai privat. Dabar duok palaikyt man. Ne, išsikrauna. Reikia pakeisti bateriją. Žinau, kas dar neišsikrovęs iki gal. Ką? Kas čia vyksta? Super, nebematom. Ką tu čia darai, man? Duokangu, protų, pažeidži mano privatumą dabar. Atiduok kamerą. Negalim šaltų ginklų naudoti. Kokie šalti čia karšta būna nuo jo. Įsidėk. Tai tau duok! O ne, persijungia visą kitą rėkimą. Tai viskas išaiškinau draugiškai, taip? Jo, šiaip tai... Lemma, nu prasta mano vieta, nes atrodo iš pradžių, kad gerai, bet gal po laiptais galėjau ten palys būt. Nu čia buvau įlindęs už ir prie senelės. Jo, jeigu tu būtum po laiptais buvęs, aš būčiau nieko nematęs. Taip! Šiaip tai, okei, jeigu ką, tai tave pirmą pamačiau, o tada tik Evaldą nesusmalspūdino taip smagiai. Aš kol neprijau, tai net nemačiau realiai. Tai... Gerai, ką dabar darysi? Ar prisėmsi kaip tikras vyras, kad mus abudu rado kartu? Tai... What? Kaip vyras? Tu bandysi dabar išnešti savo šikną ir sakyt, kad tu pirmą vietą, o aš antrą laimėjai, turim tai dabar? Čia tau geras išbandymas. Vat mūsų santykiam, kuriem dabar, kaip suprantu, yra nepilnai 15 minučių. Evaldai. Nukritau. Tu man ten sakei, kad aš jau dabar laimėtojas. What? Nesakiau. Sakei, kad mes abudu laimėjome. O Dieve, ar tu dabar skaičiuoji kiek taškų? Ne, aš skaičiuoju. Ar turim tai dabar išskaičiuot, bandai? Aš skaičiuoju, kiek su Gabija vedęs. Okei, tiek. Tiksliai nepasakysiu dabar. Tu du žmonės skaudinai. Vienu skaičiavimu du žmonės. Pamiršau dabar. Ne, aš tai manau, kad mūsų abu rado. Bet šiaip tiesiog besislepiančius. Nuo ko? Tai mes Nu, Simon. Ai. Tai nori pasakyti, kad jūs abu iš tos užduoties 2 taškus pasimet, 2 ir Safas 1? Jo. Ką tu filmuoji dar? Aš neturiu ką pasakyti tiesiog. Dėl ko? Kas yra to? Nu, aš nedalyvavau šitame jūsų. Kokiam? Kam? O tai gerai, o kodėl Safą nepasikvietė? What? Į ką? Taigi kiemo draugai. Į ką? Į viršų. Kai mes slėpėmės. Kaip dabar vadinatės? Antrys. 1, 2, 3. Kiemo daugiau nedraugai. Bet dar dirbam su tavimi. Tai mes esam antroje labirintų parko rungtyje ir dabar jau šita rungtis ir bus apie labirintus. Mes stovime šalia kukurūzų labirinto, užduotis bus paprasta. Įbėgti jį ir kuo greičiau išbėgti. Niuansas, ne? Dar visai tos elektros norėtumėm į savo kūną įdėkti, tai dar simuką paleisim iš kitos pusės. Ir jeigu jis mūsų tiks, tai mūsų kūnelį padarys ir mes turėsim 30 sekundžių stovėti Vietoje ir negalėsim išeiti. Bėgsim protarpiais, kas 30 sekundžių suleisim viens kitą, nuimsim laiką, kas išbėga pirmas, tas laimi. 3, 2, 1, varau. Go. Eik tu nafik. Arba labai gerai bėgu, arba labai prastai bėgu. 2 dienos. Lėkiu.
Man atrodo, jau pasiklydau. Ne, čia nėra gerai, man atrodo. Jau kirčiu Simoną. Dabar turiu laukti 30 sekundžių su mirtį. Sveikas, savo. O ne, čia tu! Šūdas. Ai, tu savo, šiaip labai geras sutik žmonės. Wow, nes šiaip nėra jauku. Ojoj. Tu čia? Kaip tu čia atsidūrė? Matei tą juodą mačiutę baisę. Kodėl mes visi čia pat susitikom? Kas čia? Jūs? Ai, ble, mane nukretė ir vėl aš neskaičiavau. Iškaik, tu savo. Kur jis yra, blėt? Turim susivienyti, vyrai. Mes galim užmušti Muką šiaip jau. Užmušam, Simoną. Leis finišuoti viską. Nebereikia. Simona. Ne, Simona. Lema, vėl mes dviesi. Ei. Vėl ką? Sorry, nu nesigavo kitaip viską. Kur Safas išbėgo? Jis į kitą pusę nubėgo ir jis dabar jau gali būti, kad... Safukai, kurtu, Safai. Safai, pro kur tu išbėgai? Ką tu čia? What? Disqualified? Atvedė mane kaip ir normaliai. What? Kas? Aš nebesupratau, kur keliai, kur takeliai. Rungtys sumų sumarum. Man tas pirmas, kadangi išbėgo vėliau už mane, bet pirmas finišavo. Aš antras, nes aš bėgu finišą, Safas trečias, nes klasės spūkinės dėjo skersai lauką, bet finišavo visi. Ačiū Labirintų parkai dar kartelį. Ačiū labai. Tikrai ačiū, prisilinksminom. Nesu slėpinių geria per vaikystę. Oi, ne. Nieko panašaus. Neatsimenu, kada smagiausias slėpinė. Šiaip, Labirintų parkas, jeigu klausot, bernvakariam ir mergvakariam idėja, slėpinės, naktį siaubo parke Labirintų. Yra pinigėlės. Ačiū dar kartą ir keliamės į studiją, varom toliau. Spooky season. Spooky season. Spooky season. Kur jis jau? Jis jau seniai būtų turėjo, tai negalim pradėti dar be jo. O, ponas vėlavimas, sveiki gyvi. Pagaliau atvykai. What the fuck? Safukas ežiukas. Atsimenat, vienam epizodė sakiau, kad Klička mano ežiukas. Čia vienam epizodė apsivėjimai, tai vėmalai. Jo, bet to kam tu rengėsi? Helovyno epizodas, tarėmės su kostiumais. Tai bet mes sakėm po to, kad tu sakai parašysi visiems, kad be kostiumų. Tai aš ir parašiau. Parašei? Dabar atėjo žinutė. Tai gal užstrigus buvo. Tai gerai sės, nežinau, bet mes dabar trysia keistai belė, kaip atrodysim prie tave. Atsiprašau. Čia ir darai tos spyglius visą. Rūta labai visą sekmadienį paaukojo. Ai. Nu, kaip durneliai dabar atrodom visi. Skaityk žinutės kitą kartą. Dar viena rungtis, skaptuojam moliūgus. Visi susigalvoja, esam po kažkokią idėją ir skaptuosim. O kaip nuspręsim, kas laimės? Žmonės. Jūs komentaruose nuspręsit, kas laimės. Nes jūs tikrai deimantai, mes tik akmenėlė. Tai šį kartą jūs įsitrauksite į mūsų rungtį ir jūs nuspręsite, kas paims pirmą vietą, kas antrą, kas trečią. Esam viens nuo kito arti palyginus ir jūs spręsit, kasgi laimė šitą spooky season. KPM, PSD. Eik tu turėsim ką ten dabar, visus įvardinai. Visus fucking mano moliūgus įvardinai. Tu durnas, tai šitą. Taip! Kam tai išsidavė? Ir taip vieną po kito. Ir visus atspėjęs galvoju, gal PVM dėt, bet negalvoju, nedėsiu PVM. Ne, visus po vieną. O gal daryt PVM. Nu, bus paprasčiau jau visiems, kaip ir aišku, kad tu tą darysi, kur daug kas darė, tai tik padaryk. Daug kas darė jau šitą, nu? Šiaip nemažai. Nes aš ant despo dabar tiesiog sugalvoju, nėra, kad toli šitą idėją. Sorry, ne. Tai žinai, kaip man su idėjom prastai. Tai parodo. Pliam, jeigu jau tu irgi taip pat atsakai, tai tikrai tai paprasti žmonės jo labiau, jiems bus nejuokinga tada. Man reikės 3, aš jau žinau idėją. Aišku, kad žinai, nes visas internetas jau kelinti. Mačiau nieką. Kaip gali būti užsienį daryti, jeigu PSD, VSD, tai pas juos irgi privalomas sveikatos draudimas, vadinasi, lietuviškai tokios raidės. Ir mes kalti, kad nepasistengi.
Ar aš nepasistengiau, aš kaip tik pasistengiau, aš tiek atmečiau daug. Ką dar atmetį? PVM. Euribor. Gerai, viskas reikia išmėžti ir tuo metu sugalvoti kažką. Tai aš sorry, bet nebendrausiu dabar. Aš nemoku, žinokit, visiškai daryti. Aš irgi ne, aš dabar badau kaip Londone žmonės vado. O tu kaip įsiskaptuoja klinium, aš nesuprantu, pas mane ten tų plaukų visokių. Bet tu žiauriai išskaptavai. Puikiai, nu aš tai belia kaip. Bet jau gerai, taip tuščia kaip ir idėjų dabar. Aš vieną kartą ėjau pro stotį ir ten yra visi tie lariokai, tie kioskeliai. Ja. Ir matau, kad įsijuosia visi tie, kur geria tose kioskeliuose, varo tos moliūgus ir galvoju, okei, įdomu. Ir aš vakare grįžinėjau iš miesto, buvo sutėmę ir visi tie lariokai moliūgais apdėti su žvakėm. Ir toks galvoju, okei, tai ten visgi yra communities. Kažkoks kūrybingumo ten tam bijokinė. Kelas skauda. Gerai, aš sakykim išskaptavau. Šiaip, žinant Mantą, tai turėtum išskaptuoti integracijas 3 per vieną dieną. Žinot, kaip sakoma, kad svarbiausiai ne išorė, o vidus? Nemoliūgas. 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 Tiesiog veidą dabar skaptuoji. Taip. Nugi puikiai, nu nesijuok, ne? Būtų jokies tavo geresnis yra. Gražiai, vis gražus veidukas. Negražios akis, aš pats galvoju apie tai, kad Kvadratinis. Tai bet tu robotą gal darai. Ne robotų. Ai, čia žmogaus akis turėjo būti. O ką tu darai su... Kas ten akis mums čia? Kas čia? Kaip verkia, kas čia safas? Ką tu darai? Ai, tu, nu tai labai jau aišku. Kiemo draugus turi? Nu tai o ką daugiau? Jau? Nu tai užmetėm jam idėją. Nu tai taip, nu padėjom tau, viskas tvarkoja. Bet, prasme, kaip tu nepataikai man tai su... Ir dar O kas sakėm... darė kiemo draugus? Aš. Taigi darė, Ką? jisai O ką jis vištą. Ai, o aš vištą čia darau? Nu, kiemo draugus bet irgi. vis tiek toks pritempinėjimas. Nu jau labai taip. Ir dar kas svarbiausia, sakau, tai darysi tik... Aha, pasakyk, dar turi ką pasakyti, sakyk. Tu žiūri į mane. Ai, Simka. Lengva padaryti, nes moliūgas ryžas irgi. Tik noriu pasakyti, reikalui esant, aš susikursiu kokius 500 akauntų ir prabalsuosiu tinkamai. Man tai ką dar apie Simoną turi pasakyti? Tu tęsk savo. Aš? Nes man tai jis nuostabi asmenybė. Taip, biški gal galėtum komentaruose jį apginti tada? Tu, Safai, esi šiaip tai tokia... Nepavers mane į tokį. Komedijos dėlė. Tokia prisisirbi, kur tau naudinga tiesiog. Gerai, tai žmonės įvertinkit. Bet šiaip kažkokio gydomojo poveikio, tai manau, kad daugiau feikas čia yra. Skemas daugiau. Kažkoks naudingumas tavo. Persistengiau? Manau, taip. Bet čia jau tegul žiūrovam paliekam. Pala, bet tu su žodžiais irgi persistengiai. Rankšluošio reikia, tada aš nuvalysiu mantų. Nereikia. Safai. Viskas gerai, nesižemė. Safai, nesižemė. Opa! Simkė. O žinot, kas geriausiai, kad šitas labai lengvai nusislenka. Eik tu, na, nejaugi sugadinau. O, ne. Evaldą sugadinai. Ne pirmas jau. Eilisteris, kuris tai padaro. Gal ir nesugadinai, visgi gal realistiškas. Baigėjau? Tiesiog legit moliūgą paisudarė. Nu kodėl? Plaukai, ant kiek stengiuosi tekstūrą, viską antakius padariau. O, no. Kas va, ką reiškia šitas vado? Nu, aš tai savo šiaip džiaugiuosi. Idėja ar taip, kaip padarai? Visko. Tai ką, turim 3, 2, 2 kūrinius. Simonai, tu supranti, kad tu nebeteisėjas esi šitų rungčių dabar, kai neteisėjas. Aš labai noriu kažką dar nutazirant. Nu, žinok, Evaldai, manau, kad vis tiek kažkokio... Nu, kelias minutės, tu asilė gerai. Čia moliūgų skaptavimas, čia reikia čia reikia chill skaptuoti ir neskubėti ir neskubinti kitų, čia turi būti wholesome vieta epizodė. Wow. Tai jau galima aš pabaigsiu. Nenervuokit manęs, nes aš kai susinervuosiu. Bet kaip keista, kad ant tokio tikrai ant tokios ramios rungties tu toks nervingas. Negaliu, aš susikaup normaliai. O, Ryčka jau dėl mikrofų matau irgi žiūri. Nu, tai čia šiaip tai iš tikrųjų žmogumi neišnešiai. Žmogumi neišnešiai. Nu, jau dabar žemės. Ai, dabar žiūrėsi vis tiek laidą, nu, jau jokingai atrodo. Gėlėsis. Štai mūsų kūriniai. Gal kažkuriam reikia dar tikriausiai paaiškinimo kažkokio? Maniškiam pavadinimo nereikia, aš padariau moliūgą. Tavo katinas. Mano katinas Jo, moliūgas. katino vardas Moliūgas. Taip, su pliku pakaušiu, didelėm akim, ryžas irgi. Pajuodusi vieną ausis, ane irgi? Nu čia defektas, nu įsivėlė infekcija, jau pas veterinarą vežėm. Bet gražu. Ne, gražus. Tikrai. Mielas kačiukas. Katinas. Gerai, bet tiesiog Ne, jo, noriu pasakyti, kad komentaruose, kas nebalsuojo, žinai, už katiną moliūgą, tai vadinasi nemyli kačiukų.
Arba šunų žmonės pasirinkai strategiją. Praradai jau visus šunų žmonės tikrai. O daug jų? Daugokai, žinok, nustebtum. Jo. Naujausia statistika dabar parėjo neseniai. Lema, bet pas mus, pavyzdžiui, prie stalo 3 katės, 1 šuo. O Ryčka, kas tu labiau? Man Toks klausimas, Nes tikėjau, kad manęs klausit. Lema, kažkaip niekada nepriejau prie šito klausimo. Niekada negalvojau. Žinai, kame man tai problema yra. Pavyzdžiui, jeigu atkreiptum dėmesį, aš matau, kaip moliūgas Safas iš vidaus garuoja. Dabar yra žodžiu kepama moliūga. Jeigu dabar mes, pavyzdžiui, pakeltume Safo galvą, jau kepa šitas, matai kaip garuoja. Čia nėra kaip vūdulė lebiškės, man labai karšta. Geriau, jeigu aš... Bui! Įmanoma taip rimtai daryti? Bui! Pala. Ne. Bui! Aš kurio baigsiu. Oh, yeah, Būtent apie tai ir norėjau šiek tiek pakalbėti. Čia yra, atsiprašau, šiek tiek adrenalinas. Paėmė, galvojau, bairis bus. Gerai, žodžiu, aš padariau... Taip greitai paliksim šitą, norėjai gali iš... Čia yra kiemo draugai. Nebūtume nuspėję. Aš čia dar nepabaigta tiesa. Tuoj sekundę. Va taip maždaug turėtų. Tai čia Safas, kaip suprantat, apsivėmelis. Čia Simukas. Čia dar norėjau pasakyti, kad čia yra Sasaitis šitoje vietoje. Evaldas Sasaitis. Ir iš esmės tai yra Žana Baklažano 2. Ir maniškis, gal sakyčiau maniškė. Tai čia yra moteris, pana. Čia yra plaukai, bandžiau taip šonus nuleisti liks rogelės. Ir čia, kaip matot, stipriai juokiasi ir iš abiejų šonų yra ašarėlės. Tai juokiasi tiesiog ašaros trykšta. Ir pavadinimas yra pana, kai išgirsta Hello Vynas. Čia jisai šitą bairį tai bildino visą laiką ir aš nesmagiai jaučiaus dėl savo idėjos. Hello Vynas. Norit, kad juokinga labai būna moterytis. Hello Vynas. Nice, Safai. Blemba, aš tikiu, kad va tavo įvertins internetas bairį. Su Hello Vynu aš šiaip net negirdėjęs esu. Tai net, tai čia aš kaip tik ironiškai šito. Ne, aš tai manau, kad viskas čia gerai. Viskas puikiai. Internautai čia jau įvertins tikrai. Ar jūs balsuosit už augintinį katiną moliūgą, ar už kiemo draugus, ar už panos, kurios kaip išgirsta Hello Vynas, tiek juokiasi, kad jom net ašaros. Ir kad slaukų norėjo dar dadėti daugiau biškai, kad moteris. Jums turbūt aišku dabar vienintelis klausimas. O ar galima tiesiog balsą pasilaikyti savo ir nebalsuoti už nieką? Bet žinokit, priverstinai. Tai yra priverstinė tvarka balsavimas šitas vyksta. Ir dėl to, jeigu jau girdite, ką aš dabar kalbu, jums reikia prabalsuoti. Pirmas, antras ar moteris, kurios kai išgirsta Hello Vynas, trečias. Tiek juokiasi, kad ašaros trykšta iš šonus. Nu, super. Nu ką, bernai, tai ar baisios rungtis buvo? Visko buvo. Visko iš tikrųjų buvo. Nežinau, man tai tas baisumas, aš toks žiūriu ir toks... Aš išaugau gal. Aš per vieną dieną pasiekiau 2 taškus ir didžiausią nuopolį, kai bėgau labirintu. Man taip ten gėda buvo ir taip nesisekė. Ne tas, kad prie tos jautienos kaip šuniukas sėdėjai. Tiesiog tu netgi vengiai uostyti. Tu tiesiog buvai prie pat prikišęs galvą, niekiek nejauti ir... Žmogus, kuris daugiausiai vėmė nuo mūsų. Man šiaip turiu omeny, kad iš tikrųjų mano pakilimas buvo labirintas būtent, kur pirmas finišavau, bet mano dugnas buvo... Tavo pakilimas buvo pabaigoj. Mano pakilimas buvo 20. Bet nemaniau, kad aš esu toks silpnas tame, bet kai jūs suprantat, kad iš mūsų 4 liko tik 2 neapsivėmę žmonės. Jo. Tik 2 kiemo draugai yra neapsivėmę dabar. Siaurėja ratas. Ir neapsivėmė. Ir tik vienas nenutazintas. Nu aš ten džiaugčiau, bet nėra, kad aš nėra. Aš dariau bandymus, kur... Ir noriu išstumti iš burnos, noriu panaikinti iš savęs, bet ne... Aš atpilimus turėjau. Tos, kur ne tai, kad vėmiu, manęs nesupykina, tai, kad išvemčiau kažką iš ryto. Man tiesiog buvo, kad aš bandau nuryti ir išspjaunu. Bet aš ant kiek supratau, ant kiek juokinga yra, kai žmogus vemia. Bet kaip kuriem jaučiu, vienus trigerina. Bet mane ir trigerina ir juokinga. Nes Aistė, sunku jai buvo žiūrėti. Bet jie juokėsi, labai juokėsi Aistė irgi. Jie per bandymą neapsivemti juokėsi. Gal taip reiktų. Bet šiaip tai, man labai keista, pavyzdžiui, man tai kaip tu
mėsa jokio kvapo realiai neturėjo. Kaip valgydamas tokį šūdą, kokį valgau kiekvieną dieną. Tu net nepalaižiai Bet mėsos. matai, ką mėsa neturėjo kvapo, kol jos neatsikandi. Jis tada turi tokį, bet tam ir blogiausia, kad jis turi tokį geležies žalios mėsos kvapą. Bet jis net negalėjo jau pajusti. Šito nepatyrė. Man susižaidė viskas. Aš kai paėmiau gabaliuką, Safas pirmą kartą padarė. Ir aš tuo metu norėjau kasti, man kvapas parėjo ir toks. O, vaikeliukai, čia aš iki kandimo net nedaisiu. Ne, sakau, man labai keista, kad taip užblokavo, visiškai užsidarė kaklas. Atrodo, pirmi tie kramtimai buvo ir galvo, okei, nėra skonio, ne per daugiausia kvapo, tai tiesiog bandom dabar slyst. Ir nepraslydom. Nope. Kibiras. Ir aš dar galvojau, kad, gerai, gal man čia ta žalia mėsa sunku yra suvalgyti, galvoju, ant gėrimo atsigriepsiu. Dar blogiau. Kai žirnelis pirmas pakliuvo man į burną. Bet čia veikia labiausiai tas nusistatymas tikriausiai, ne? Ta prasme, nes tu net nebandėjai. Aš tuos kiekvieną produktą atskirai iš jį suvalgyčiau. Taip. Bet kai jie kartu... Kefyrą? Ką? Kefyras. Vat kefyras buvo čia, vat mano... Man dar studentavimo laikais... Jo, pats pirmas. Man studentavimo laikais būdavo toks užsiciklinimas, negalėdavau staparikas gerti stipriuosius, kaip dar per didelius padaro, žinai, ir toks išgeriu ir pilna burna ir aš suprantu, kad labai neskanu ir kad, reikės per daug gurkšnis. Ir atplinėdavau, negaliu. Labai naiviai, aš toks matau skystį ir galvoju, gerai, tai ką aš pasiemu kaip per Čilio epizodą, kur alų, žinai, atidarai vožtuvą ir viskas, galvoju, ką aš... Aš irgi taip galvoju. Tai čia... Nekvėpavęs, jo, bet tas kiekvieną... Ir galvoju, gerai, žirnį, gerai, paprikolino, pridėjo žirnių. Ir imu antrą stiklinę ančiuvis. Ir galvoju, kas trečioji, bus trečioji. Ir avinžiriniai kažkokie. Ir pomidoras dar tas. Fucking susimaišo aliejus. Aš išgirdau, kad antram ančiuviai dar yra. Aš toksai kaip bičas eina ir nespėjo į pirmą pamoką ir girdi, kad antroji kontra rašys. Apsisukeini namo, nafik. Ir su artišokais dar sumaišiau, galvoju, kodėl čia žuvis? Man irgi buvo artišokas. Artišoko buvo. Bet aš, kai tu pasakėjai apie stopariką, aš prisiminiau, kad aš esu savo tėvą apspjovęs, gerdamas. Iš nepagarbos ar... Ne. Iš to, kad man irgi yra tas šiek tiek, aš kai išgirstu purtų ir toks buvo... Tam padarai. Ir sėdėjom viens priešais kitą. Ir tokį dėjau nepagarbų. Ką, sveikatai. Ir Bet nežinau, pavyzdžiui, man tai, kas liečia maistą ir gerimus ir seniau, aš šiaip turiu gan stiprų skrandį vadinamą, pavyzdžiui. Aš net, kai, žinai, iš miesto jau varai, atsėdi tą taksą šiltą, ką tik surūkė cigaretę, atrodo, užsupa tave ir jau atrodo vemsi, bet aš tą iki vėmimo, susilaikymo, susitvardymo žiauriai ilgai galiu laikyti. Apart ant tų, žinai, kelių blackoutų istorijų, kurių, ten jau nieko nevaldai, nei pirmo galo, nei antro, bet... Man tas kažkaip, aš būdavo net jeigu grįžtų namie, atsigulu į lovą ir pradeda supti ir mane supykina, aš sugebu užlaikyti viską, aš nesu privėmęs į lovą ant žemės, niekur kitur tik į tūliką. Ir aš galvoju, gerai, mėsa. Gerai, tęsėm, ignoruom čia nerežisuotą, jeigu ką, bet... Čia vaidentis pradėjo. Sakai, vat niekur nebuvai apsivėmęs. Aš 15 gal metų buvo vienas iš pirmųjų balių ir per naujaką tiesiog kažkokiu būdu nugarą apsivėmiau. Kažkokiu būdu. Tikriausiai gulėjau, vimtelėjau ir įsivaliojau. Bet dabar man Klička bandė prilipdyti visada, kaip tu nugarą sugebėjai apsivėmti. Nugarinių vadinu. Ir tada toks pabūndu, tas sunkus rytas. Žinau, kad tuoj tėvai grįž ir reikia man namo greičiau grįžti. Ir bandau tiesiog su šlapim pavaliau ir su fenu bandau džiavinti džempuką savo. Šildai vėmalus. Nuvalytus. Tu turėjai dabar, kai persingiai, vėmalą ant nugaros tada užsidėti. O tu samukai palauktų, pas tave ten tie voštuvai neužsidaro ir ten esi skrandžio rauką patempęs. Kaip tau būtų buvus šita rungtis, kur pykina ir tampa, tau nebūtų buvę, kad lengviau ar sunkiau? Aš manau, kad... Kaip į tazeris veikia to? Kas čia daras? Mūsų vaiduokliai mus bando, ne vaiduokliai, ateiviai bando pagrobti. Zombis. Man tas yra dalykas, kad aš pavyzdžiui, kai žmonės susikišta pirštus ir apsivėmė, man neįmanoma, atrodo, aš galiu pradėti džiaugčiot, bet aš galiausiai vis tiek neapsivėmiu. Tai aš manau, kad aš gal ir būčiau išgėręs, bet dėl šlykštumo po pirmo nebūčiau tęsęs, man atrodo. Tiesiog iš baimės? Nes šiurpo faktorius, kadangi buvo, tai aš manau, būčiau tiesiog pamatęs gerai, aš man tai įveikiau,
atsitiesius leipinėse, man atrodo. Man tas, pavyzdžiui, neveikia dalykas, atrodo, kiek esu patirčių turėjęs, gali mane šaunė tiesiog žmogus, aš galiu pizzą valgyti. Tai irgi. Nu, bet ne. Tau užtenka. Man niekada taip nebuvo, kaip šį kartą, man tai pirmą kartą aš prisiekiu. Bet tu... Man pavyzdžiui, aš kai žiūriu per teleką ir kažką rodo šlikštaus ir aš ant snekino ar valgau, manęs nepykina, pavyzdžiui. Bet kažkoks keistas yra, mane kartais, ne tai kiek pykina, bet man dingsta apetitas, kai rodo kažkokį tai ten be galo, žinai, nesąžiningai. Pavyzdžiui, jeigu rodytų siaubeką, ten, žinai, kaip būdavo tie siaubekai ten spjovė ant tavo kapo ir panašiai. Tuose filmuose kažkas laiką pradžioj filmo išreipina moterį žiauriai kažkokie vyrai ir tada invaro keršyt visiems. Tai pavyzdžiui, per reip scenas aš negalėčiau tipo valgyti ir po jų net nebegalėčiau valgyti. Man kažkas yra, kur yra labai toks liūdnai šokiruojantis, toks, nemoku paaiškinti. Pavyzdžiui, reipo scena nėra, kad man baisi, kad aš bijau. Bet man tokia tiek nemalonė, man dingsta, aš nebegaliu valgyti. Ir man yra šitas, pavyzdžiui, galiu šūdų žiūrėti, kaip per šūdų upę plaukia ir man toks, pakrizensi, pavalgysi. Bet kai yra kažkoks tai labai didelis liūdesys, pavyzdžiui, neįgalų, ten labai, žinai, žmogų, kur ten dokumentika kokia nors labai liūdna ir panašiai, ten tas, atsimenu, kažkada tiesiog valgiau prie teliko ir rodė apie tą Iron Lung paskutinį likusi, tas, kur susirgdavo seniau žmonės ir dėdavo į tokį vakumo didelį vamzdį, kad jie plaučius ventiliuotų, nes sirgdavo kažkokia ta liga, kur dabar jau skiepas yra, pagooglink. Išraštas. Iron Lung ir parašys kokią ligą. Tai aš kai tokius pamatau, kur tiesiog žmonėms sunku ir liūdna, man tada būna, kai dingsta apetitas, aš nebegaliu valgyti. Aš toks būna kartais valgau, įsijungiu kažkokį tai videką arba serialą, žiūriu, pradeda rodyti tos visus ir aš toks, viskas, nebegaliu valgyti. Ne, bet čia nėra blogas dalykas, kad kai žiūri reipinimą, kad nėra apetitas, čia visai gerai. Įdomu, ką dar parodys. Iron Lung iš vis yra labai keistas aparatas, tiesiog tikrai ne tai, apie ką tu kalbėjai. Iron Lung. Bijot kraują? Turit kažkokių patirčių? Aš ne, bet aš turiu istoriją, kai mano pusbrolis vos nemirė. Iš manęs daug išbėgs mano kraujo. Tai atsakant į tavo klausimą, bijau ką? Ar bijai aukščio? Nu, jeigu va taip nuo pastato šokti ir užsimušti, nelabai norėčiau. Tai tu nepagūglini. Ne, aš googlinau, bet nėra nei Vacuum Lung, nieko neišmeta, nei Iron Lung. Kas čia iš žmonių dabar ką tik sakė apie šitą, kažkokiam intervė girdėjau ir po to pasirodo, kad čia yra visai common baimė. Nu, jinai nėra labai common, bet jinai yra žmonių, kurie turi. Jie bijo ne aukščio, bet kažkaip, kad tam aukštyje jie norės šokti ir skristi. Kad, aš tai, yra tas dalykas, pavyzdžiui... Bėgsi tą aukštį, nušoks ar kažkas tokio. Man yra tas dalykas. Man net... Aš, pavyzdžiui, labai nemėgstu balkonų labai aukštai ir negalėčiau kažkokių... Aš, pavyzdžiui, bijau aš nesu vartojęs stiprių narkotikų. Į savo gal podcastą darykit. Aš bijau vartoti stiprių narkotikų, nesu vartojęs, nes man atrodo, kad aš labai lengvai galiu pro balkoną iššokti. Toks, žinai, tarsi, kur tu ateini į balkoną, žiūri iš aukštai, okei. Ir būna tas toks kartais ir daugumai žmonių būna toks taip galėčiau. Yra išsireiškimas kažkaip nelypo faith vadina, bet... Taip. Kažkoks tenais... Pagūglink, Simonai, kai nori žmonės, kaip vadinasi terminas, kai nori žmonės kažkas. Mes turime gūglinimui, buvom nuo pirmo epizodo paėmę. Čia gūglink, nes mes keičiam temą labai. Apie ką kalba dabar? Kai žmonės... telefons bičas dirba. Mano, atrodo, kad kalėjime balsuoja dabar už kažką. Dar per man. Tris mačiutės kemina. Don't redeem the code. Gerai, ką bitcoinus. Kai žmonės stovi ir pamato... Pabandyk dainą per visus vienu metu užleist. Tą pačią. Ne, Simukai, kai kažkas stovi aukštai ir kyla noras nušokti. Nuo atbrailos. Nereikia mums padėti, žmonės pasigūglins, jeigu norės pavadinimą. Tai mes apibūdinam jau tą situaciją. Žmonės, kai žiūri, jie negūglina. Šitas, kažkaip tu abis kažkoks... Jo, bet labai gražus įsireiškimas ir tipo labai dažnas reiškinys, kai tu pasižiūri ir tu toks... Aš tai sakiau, kad aš balkonų, tai visiškai man yra. Man keiščiausia, kad tavo baimė, kad balkonas. Ir čia tokia, kur čia nei aukščio baimė, čia tiesiog kažkokia inžinieriaus, kad prastai pagamintų. Nepasitikėjimas inžinieriais. Nepasitikėjimas sovietiniais balkonais. Sovietinių inžinierių baimė. Sovietinių inžinierių. Pagūglink. Kaip vadinasi, koks lotyniškas žodis sovietinių inžinierių baimė?
Ne, tu negooglink šito, nu ne. Dažnai kas maišo šitą Kaip tas anas. šuolį nuo tų atbrailų su tuo, žinai, kur sako, dabar labai durnai vartoja tą intrusive thoughts. Bet čia nėra intrusive thoughts. Labai daug aš sumiksina, kas yra intrusive thoughts. Bet kas yra intrusive thoughts? Aš nežinau. Bet aš žinau, kad miksina. Ką noriu pasakyti? Man tai šitas net nėra baisus, kad, žinai, aš kaip atstoju ir yra noras nušok, man nėra, kad, what fuck, aš čia noriu nušok. Manęs neišgazdina, aš šokau su virvė nuo tilto. Tau baisu, kad tu nušoksi, bet radau. Kad virš. kad liksi kažkur. Radau, high place phenomenon. High place phenomenon. Bet yra ir gražesnis literatūrinis. Aš vaikystėje ant daugiabučio stogo ne vienas užlipęs ir pasižiūrė į apačią ir man taip traumuojantis dalykas buvo, kad iki šiol ir atkarčiais persiekia mane tas vaizdas ir tiesiog mintyse parintus Pamačiau nuo stogo, jo kaip tėtis kitą moterį bučiuoja. Ir aš nesuprantu, ar čia aukščio baimė yra. Ar kad šeima, ar kad reikės keisti mokyklą ir miestą. Atsisveikinti su klasiokais, kad reikės. Iš A į B. Ir mane purto, kai atsimenu. Taip pat kaip purto mane gėdos šiaip jausmas. Nu, jeigu prisimenu kažko, nu, nežinau, kiek jūs stipriai ekspresyviai išskleidžiat tą dalyką, jeigu labai kažkokį prisimeni gėdinga, gėdingą. kad ekspresyviai neištarinama. Šiaip tai, mano čia... Nes mane, sorry, dar ne. Visiškai man yra dalykas, aš tiesiog jeigu kažką gėdingo padarau, ar tenais henčiaikas prasas, ar kažką, žinai, pergalvoju ir man absoliučiai kitokių, kur tipo, užrūkė, tiesiog surakina kūną. Ir rūta, kas yra? Ne, dėl to, kur tu šnekėjau su to senu pažįstamu. Tai man dabar, man lygiai tas pats buvo visai neseniai. Einu kažkada Vilniaus gatve ir priekyje ateina Jessica Shai. Ir jinai eina link manęs, aš link jos. O drąsiai buvo? Jo, ganėtinai drąsiai eina. Ir jinai taip kažkaip einam ir prisimenu, kad dar lyja. Ir jinai suskėčiu ir aš einu toksai visas užsimurkęs ir noriu namo greičiau. Ir aš taip susitinku su jie. Ir jinai, labas, ponas Mantai. Ir jinai sustojo lyg ir kalbėti. Ir aš, labas. Ir nuėjau ir jinai toks lyg ir apsisuko. Ir čia aš kiauliškai pasielgiau. Ir aš žinau, kad čia nieko tokio nėra. 2-3 dienas aš negaliu tiesiog, blemba, nu kaip durnai ir dabar rašyt, kad, sorry, nesustojau pakalbėti, toks irgi nes. Atsiprašau, Jessica. Man vienas... Negeriausia tai parašyti yra instantly. Turbūt, instantly reikėjo. Kažkaip pralėkiau, nepagalvojau, biškiu užsiparinau. Taip, reikėjo iš karto. Gal kada nors prisėsim, pašnekėsim, kavos, gal pas tave nuvarysim, gal pas mane nuvarysim. Kadangi tuo metu buvo 1000 vėtrų, tai turėjau varyti. Man labai šiaip sunku būdavo radijai, kai dirbau. Atvarau, dar tik po studentavimą ir toks, pyskius, bet tuo pačiu jaučiuos, kad, fainas žmogus, manau, kad galėčiau čia, žinai, kažkaip pasirodyti fainu prie jų, o ten nukėti vedėjukai visi, žinai, su pričiūdais. Ir toks, blema, kiekvieną dieną, ten pirmus mėnesius kelius, vis kažkas, taip, jau lyg ir gerus dialogus aptariu su žmonėmis, bet vis tiek kažką gėdingo truputį padarau. Ir kamuoja naktį. Ir tada man, pavyzdžiui, mano yra šlapi delnai. Ir aš šiaip labai diskomfortą turėdavau, ten ypač ten studentavimo laikais, dar mokyklos laikais galvoju, blemba, su pana, kaip sunku bus, kai reikės rankom kabins ir man šlapi delnai. Ir net ne visada, kai jaudinas, tiesiog vasarą man tipo kerta per delnus. Ir ten atsimenu, reikėjo su Timūru, atėjo Timūras tuo metu įsidarbino, reikėjo pasisveikinti. Išsireiškimai, man šlampa delnai, man vasarą kerta per delnus. Šiandien tik pasikeičia oras, aš jaučiu, kad dalis, man kerta per delnus. Jaučiu, žemas lėgis skirta per delnus, lis už 2 dienų. Škvalas. Ir aš pasisveikinu ir aš žinau, kad ir jaudulys buvo ir šlapi delnai pasisveikinu ir šlapi kokie delnai. Timūras taip, aš noriu. Jo, ir kai adresino, eik, tu durnas, tu nemegau naktim ir tada viskas. Aš sėdžiu ofise kitom dienom ir žiūriu Timūras, tai eina lėtai su visais sveikinas. Tikrai nefotkinasis, tai tikim. Pasakai apie modemą kažką. Apie modemą. Aš trinu, tiesiog delną, visai sausinu, kaip tik įmanoma. Ir toks jaučiu, kad vis tiek nikštukas taip šlapės klink. Jo, tai truputį buvo perėjimas. Čia yra realus užsiparinimas, nes, pavyzdžiui, aš tai nekenčiu žmonių su šlapiom rankom. Mano rankas yra priešingai. Sausiausias dalykas apart veido, man atrodo. Žinai, šias dar sausiau pas jūs namie yra. Žinai, koks dalykas? Kas sausiau pas mus namie? Taip. Oras labai sausas. Labai išsausėja. Labai išsausėja. Pas mus kem gal procentų drėgmės tik tais. Tai... O Safai, kada praėjo tau šlapumas? Nepraėjo. Bet tai dabar, kai vis laik sveikinamės, tai... Gal kažkaip šiek tiek, dabar tikrai šlapia.
Man, bet blemba tavo koks šlapia. Ir šaltas. Bet man pikčiau yra ne kaip būna. Šlapius. Jo, bet man pikčiau ne tada. Man pikčiau ne tada, kai yra šlapidelnai, nes aš suprantu, kad šlapliuoja. Nu, šlapliuoja žmogus, ką jam daryti. Man pikčiau yra, kai neįdeda vapšė pastangų jokių į pasisveikinimą, kur va taip atsveikinas. Aš negaliu pernešti. Gauni šlapę ir negyvą ranką. Aš negaliu pernešti. Nu, biški susikaup trumpam. Įtemk sausgyslės. Va taip, tiesiog uip ir viskas. Mano taip, jau tik kokias mano sausos rankas. Jūs galite savo šlapės ranką. Nafik. Ir man supranti, kas yra. Aš augau su mama, kuri visiškai pedantė yra. Ir namuose turėdavo nebūti trupinių, nieko. Pedantė pasigirta. Pedantė? Su dantim, mano mama Linutė, linkėjimai. Nuostabi moteris. Pedantė, okay. Ir jinai pedantė, viskas turėjo mama būti švaru, viskas, jokių trupinių, nieko. Ir man šiaip yra tas, kad kai man nešvaru, mane biesina, mane purto biški. Ir tas, kad pas mane sausos rankos, nuo vaikystės kažkaip, man kai liepdavo teptis kremais ar kažką daryti, man kiekvieną kartą, kai aš užsidedu kažką šlapesnio ant sausų savo dėl norba veido, man sėdžiu ir galvoju, gerai, bandyk nenusiplaut. Gabija negali priversti manęs užsitepti kremą. Aš ant veido užsitepu kremą ir toks sėdžiu ir aš kaip žinai, kaip katinai uždėti kepurę. Viskas. Išsijungęs. Uždėjau lapą, katinai galvos ir baigėsi. Aš nekenčiu dėti kremą ant, rankų kremą, nes tada drėnas, tada aš noriu nusivalyti viską. Ne, pas tave neįsigeria tiesiog. Nebėra kur drėginiau daryti. Tu turi labai gerą apsauginį sluoksnį. Gerai, šiaip taip tu, Safai, labai tiksliai vardinai mano baimę. Aš niekada taip nereleitinau su tavim kaip baimė gėdai. Aš labai realeitinu. Man yra. Aš dar prisimenu kažkada, kai kalbint reikėjo Sirvidį, kai jisai ryte žaidė. Aš atėjau, sakau, nu tai ką, šiandien su mumis Deividas Sirvidas ir jis juoktis pradėjo. Ir jisai galvojo, kad aš komikas. Ir aš po to, eik, tu nafik, jisai Sirvidis, ne Sirvidas. Ir reikia savaitę laiko. Pavartoji tą. Ne, jau kai pradedi, tai pradedi. Tai man gėdos jausmas man yra, aš labai jo bijau, labai. Aš kažkaip neturiu šitą. Aš neturiu gėdos jausmą. Ne, arba man žinot, aš turiu, žinai, man atrodo, tau nebijai, kad tu debilų pasirodysi, kažką nesąmonę. Pavyzdžiui, žinai, kai kalbėsi tau, o tu nebijai, kad tu debilas. Ne, kad tipo, kalbi su kažkokiais žmonėm, kurie yra ten aukšto rango, sakykime, bet tu neturėsi turbūt daug šansų įsiterpti, tu turi keli šūvius. Gausi daugiau, jeigu bus geri pirmi. Ir tada feilini taip stipriai, tiek susijaudinimas smogia tau į galvą, kad tu nieko normaliai nepasakai ir tuos 2 šansus išnaudoji. Į mano draugelis. Taip, aš iš Anglijos. Jo. Galiu papasakoti dar. Yra buvę gyvenime, aš atsakysiu man, tai nes jūs klausė, ar aš tokių turėjau ar neturėjau. Ačiū, Safai. Taip. Bet man yra, aišku, buvę, kur, faktas, žinai, visi žmonės apsigėdėja, kažkur susifakapina. Bet manęs tiek, kaip sakyti, nesivaiko šitas. Nėra, kad aš ten dieną ar 2 galvoju. Aš galvoju, kai kažkam šiaip blogo pridarai, o daug pridaręs aš esu blogo. Valstybei. Gerai, čia gal savo. Bet aš tai nežinau, aš gal vaikystėje, kai buvau storuliukas ir, žinai, pastoviai patyčiose ir viskame, aš vis laiką įsiugdžiau tą, kur jeigu iš manęs pasityčia, aš arba atšiauriai atšaunu, arba pats būnu tas toks biškis šalčiau prieinamas, arba su žmonėms, su kuriais sueidavau, jeigu kažką sufeilini, iš karto įjungia tą, kur aš čia visgi aktas viskas. Tai aš turiu tą išsigūfinimą, man pagūfinti ir padaryti nejaukios situacijos nėra faina. Aš kartais būdavo, kad specialiai įsikini, žinai. Okay. Tos nejaukius, žinai, smoltokus su pardavėja kokią nors. Bet čia komedija duoda mum, kai labiau domėsim, kad truputį išmoksti kažkaip apžaisti. Aš dar norėjau pasakyti, ką jums esu pasakojęs, irgi į panašią temą, tai kai Trakuose buvau vieną kartą. Trakuose. Ir esu, čia jau gėdinga. Į restoraną nuvaręs ir jau ten jie užsidarinėjo, kaip ir kažkokią porelę atėjo. Užsieniečiai paklausė, ar dar darot valgyti, ir atsakė darbuotoja, chicken don't work. Tarsi ne kitchen, o chicken. Ai, tu po šito aš tai negalėčiau, aš nežinau, viskas. Po tokių nebeatsitiesi. Ne, chicken don't work, aš net laikyčiau nieką. Aš eičiau atgal į virtuvę ir grįžčiau, sakyčiau, well, I asked the chicken. Aš tiesiog negalėjau neįsivaizduoti, kaip tiesiog su portfeliu. Negalėjau neįsivaizduoti, kaip vištą tiesiog su portfeliu išeina. Jo, aš baigiau jau darbą, viskas. Kaip vaikai, kaip mama primoko per užgavinę slėptis, grįžti į virtuvę.
Aš neįsiu, eikit jūs jam valgyt nunešti. Aš pasakiau, kad chicken Didžiausia posovietinių šeimų mamų ir močiučių baimė yra, kad per užgavėnės vaikai ateis saldainių prašyti. Sakykit, kad aš numeriau, bet aš neįsiu ten. Man buvo vieną kartą, aš Ievai nesnei šitą pasakiau, belė kaip žvengi. Neprisimenu, kam pasakiau, neprisimenu tikslios frazės, bet esmė buvo, kad tipo, oi, tai čia tas dalykas, tai jo kreditinė kortelė. Ir toksai po to, eik, tu nafik, vizitinė kortelė, ne kreditinė kortelė. Debetinė kortelė. Palauk, ne tą pasakiau, debetinė. Platinu. Diabetinė kortelė. Man buvo kažkada, kad mes su Gabi ėjom papietaut, nes buvo momentas, kad kartu dirbom ir sakom, vienas pietus tiesiog pavalgom kažkur. Ir berods buvo alaus namuose. Ir mes atsisėdom, žinai, ir užsakėm vieną sriubą pasidalint. Ir atėjo, žinai, padėjo tas triubas, sakau, mes, žinai, sako, jūs dalinsite, sako, tai gal reikia antro šaukšto. Ir sakau, oi, ne, viskas tvarkoja, sakau, mes draugavom, sakau, mes bučiuojamės, laižomės, mums netrukdo, žinai. Ir Gabė sėdė, žinai, jai tai nejauku ir, žinai, tokie, what the fuck, ir ta matos ir to padėjo tokia, gerai, ir ne, žinai, bet man, pavyzdžiui, kartais tai tokie patinka. Ir, žinai, man tai irgi labai patinka. Kokiai degaliniai, pavyzdžiui, kažką, žinai, bandai tą, labai patinka, mano mėgstamiausias bitas yra, kur teisinės be reikalo, žinai, kur, šiaip, nevalgau dažniausiai to, bet jeigu galima tada įdėti, bet jeigu nenori įdėti, aš visiškai suprasiu, gal kvailystė, žinai, tas toks, kur pradedi ripinti ir man skada. Vienas pardavėjas labai būna vibe, kitos būna, kur tiesiog. Aš visą laiką dabar, kai varau į degalkę ir varau su Vespa, visą laiką šalmą dabar jau pasiemu su savim, nes kai varai piltis į Vespą, piliesi už kokius 6 eurus. Tai visą laiką toks arba su šalmu ateinu, arba toks... Į Vespą ten mano yra, aš čia į Vespą piliaus, ne į mašiną 6 eurus. Aš parduotuvai kažką. Dažnai esu šitą pagalvojęs degaliniai, kad per mažai įsipyliau, kad, žinai, vienintelė gėda, kad per mažai įpyliau. Nes kartais tiesiog būna, kad nenoriu pilti iš savo kortelės pinigų kūro. Ir tada įsipilnu 10 eurų, ateini prie kasos ir tipo, kuri kolonėlė, benzinas už 10. Džibėlas. Aš esu parduotuvai kasoj prieėjęs ir kažkoks vyrukas pardavėjas, kasininkas, kažką pirko energetinį ar alų ar kažką. Sako, kiek metų jums? Ir man nežinau, gal kokie 27, ir kažkaip iš karto jaučiu, oi, daug plius čia man metų. Kiek duotumėt? Sakyk, kiek metų, kas yra. Auksinis kardas. Ir dar, aišku, gėdinga, dariau dalyką, nežinau, ar pasakau, tai irgi prieš kelis metus galvojau, kad labai originali gera idėja būtų dabar naktį stoties Magdake drive-thru privaryt taip, tiesiog einant ir taip, kad lik su mašina. Esam darę. Absoliučiai niekaip nereagavo tiesiog. Mes keturiesiai Maką atėjome, 2 prieki, 2 gale buvo. Ir kai mes užsakinėjom, šitas kareivių Makas berods, mes užsakinėjom ir kažkuris berods draugelis prieki atsisuka, sako, o jum ką? Bet irgi nepramušėt darbuotojas. Ne. Man atrodo, kad Mako darbuotojai neprajuokinami. Šitą bairį daryti yra tas pats, kas moliūgų su GPM, PSD, ne? Ne, tas pats visiškai. Tas pats, čia tas pats. Tokio paties lygio bairį jūs. Visiškai. O jūs geresni. Ja. Nesiginčiu. Ne, yra, blemba, Safai, bravo tau, užkabinai tokią baimę, manęs dažnai, kai klausdavo, aš niekada nesugebėdavau įvardinti ir ten, blėt, pasakai, kad bijau vienas likti ir kažką. Ne, aš bijau nei ką. Ne, man įdomu, aš vienas norėčiau. Bet sakau, tas, kad baimė ir panašiai yra viena, bet kad mane purto fiziškai, ta prasme, aš užrėkiu, žiaukčiau, ta prasme, naktį gulėdamas lovai, prieš miegą aš galiu riktelt. Bet čia jau reikia pas psichoterapeutus. Čia jau yra kažkas iš seniau palikta. Aš tai nenoriu atrodyti pasikėlęs, bet neturiu, tipo baimę ar fobijų, kur tiksliai įvardinti. Jo, tau tinka, nes turi sąžinės, ne? Nes visos baimės susiveda, jeigu žinai, ten jau pasakytų, o tai ką tu nebijotum, pavyzdžiui, iššok be parašiuto Jo, bet čia baimė mirt, čia yra, čia jau gamta yra. O bijai mirt? Jo, ne, kaip sakyt, bijau mirt, bet mano rizikos tą kiekį, kurį apsiemu, didesnis yra. Paklaus mane. Tu bijai mirt? Aš bijau negyvent. Aš bijau iš šitos patekti, šitos situacijos labiausiai. Gerai, turiu tau klausimą. Taip. Ir tu irgi atsakysi jį, bet manau, kad tau gal taip nebūna, nes tu nesi performeris ant scenos. Okay. Tau nėra, kad ir tu irgi atsakyk į šitą. Ar jums nėra kaip stand-uperiam,
kad baisiausias sapnas yra, kad užlipi ant scenos ir esi nepasiruošęs. Ai, kad neturi nieko? Neturi nieko. Ir feilini belia kaip. Čia atsiranda jeigu feilini. Neturi nieko, nepasiruošęs. Jo, jeigu tu užlipi, žinai, kad tu nepasiruošęs. Čia mano open mic'ai. Gerai. Bet aš manau, kad daugumai, nes Viktoras nekartą irgi yra sakęs, kad jis dažnai tokius sapnuoja. Tai aš, kadangi jo mažiau performinu ant scenos, tai man būna sapnų panašių, bet būna taip, kad įkeliu video ir žiaur daug dislike'ų, taip, po ilgos pauzės į YouTube kažką įkeliu ir šūdų, krūvo, komentarai, tragiški, labai dislike'na visi. Jo, tai man įtapsi. Esi rasistas ir kancelina tave. Ok, man tai šitas yra baimė. Užlipi, kad nepasiruošęs? Ne, faktas būna, kad man labiausiai būna tas, kad man gal baisiau yra, ir nežinau, ar čia labai baimė yra, čia gal labiau toks, kur, šitas laukia dabar, žinai, tas pripažinimas, kad pizda dabar bus. Ir žinai, kad greitai neištrūksi. Užlipi, pavyzdžiui, nežinau, Kalvarijose miesto šventį stand-upint ir išsimeti 2 pradžiai bajerius. Matai, kad jau bus blogai, Simonas ten buvo, kai man buvo labai blogai. Ir tu užlipi dar, kadangi, kai solo darai, dar paprašo valandas, pasakai 2-3 bajerius ir matai, kad tie žmonės už 100 metrų visiškai nereaguoja į tave. Gerai, visgi tavo buvo gera baimė, bet aš su šita tai... Ir tas, kur tu supranti, kad aš esu čia valandą. Jaudulys pereina į baimę, nes šiaip normalu yra jaudintis prieš pasirodymą. Taip. Nelabai normalu yra bijot. Kažkiek bijot, aišku, normalu kažkokiu laipsniu. Bet būna tas, pavyzdžiui, kai aš humoro klube einu trečias ir prieš tai būna Paulius su Vaidučiu ir jeigu aš jau girdžiu, kad jų net, arba visiškai nesijuokia, arba net neklauso, nes būna koks įmonės balius, tu supranti, kad tu tai čia nieko nepakeisi. Čia bus lygiai tas pats ir tu eini tas impending doom. Žinai, kaip apokalipsės laukia. Tu žinai, kad bus pizda, bet tas nereikalingai dabar dar laiko tarpą turi. Laukimas yra baisiausia kaip tazerą laukti iš Simuko. Šiaip apie tą pasirodymą su Evaldu, kur buvom Kalvarijai, sakytum. Ta prasme, aš užlipau apšildyti, pirmi žmonės va maždaug už 100 metrų ir aš sakau antrą bairį gal ir matau, kaip mergaitė su dviračiu tiesiog aštunkis. Tarp manęs ir žmonių taip tiesiog sukinėja ir aš toks... čia tikriausiai highlightas mano šito pasirodymo ir kas sėkmės Evaldui tada, nes čia... Tas yra žiauriausia valandą laiko būti strigus vietoj ir kalbėti. Tiesiog ant kiek šiaip iš tikrųjų stand-upas negali vykti bet kokiom tipo sąlygom ir ant kiek stand-upui reikia tos kitos dedamosios, nes jeigu tu atimi publiką, kuri reaguoja, čia net nebėra net kūryba kažkokia. Tu kaip išprotėjęs tiesiog viens pats šneki ir be reikalo intonaciją pakeitė ant kai kurių galų į tylą vis tiek varydamas. Tu vis tiek timingą darai, aktaut, ar būdavo man, pavyzdžiui, solinį, kur aš tiesiog po pusę solinį toks, kur gerai, nebesistengsiu nei aktautų, nei tų, nes aš matau, kad aš jau pusvalandį į nieką kalbu ir tada toks. Jo, dar tas buvo, ką jūs sėdė, žinai, visiškai tada kartais jau persijungi ir galvoju, viskas. Kas man išgąsti kelia, nuoširdžiai. Kai nusifotkinu su mašina, arba pralekiu ir nežinau, ar nusifotkinu ar ne. O aš arba pralekiu ant didelio greičio ir pamačiau, kad policija kažkur stovėjo. O, ne, tai čia. Mantas girdėjau mėgsta fotkintis, bet ar su fanais? Bet aš, žinai, kiek kartų esu nusifotkinęs, jau atrodo, turėtų gal biški dingt tas fotkinimas, žinai, bet kiekvieną kartą kitą blikstą iš niekur ir perina per kūną šalį. Ir žinau, kad čia bus, žinai, 2 eurų. Kad nėra tas, kad, tipo, atims teisę, nu toks... Ir pažiūri spydiką, gerai, dabar nežinau, ar viršiau 2 kg per valandą, ar 100. Žinai, pradedi kvestionuoti ir tada lauki tos VMI baudos. Aš nesu patyręs to, bet jaučiu, žinot, kaip aš vairuoju. Mažiau leistino. Aš nesu pamatęs policiją nepristabdęs važiuodamas legaliu greičiu. Vis tiek atrodo, nusimažinsiu iki 30 geriau. Vis tiek užmiestis. Aš atsiminiau savo vieną didžiausių vaikystės baimių dabar, kai kalbėjom. Man viena didžiausių baimių buvo, kai aš išgirstu, kai tėvai šaukia nesimukai, o Simanai. Ir man pirma mintis, jau dabar kažką padariau. Mama, Zmejauskas. Žinai, kaip priebis skamba. Zmejauskas. Va dabar ten reikės kampę stovėti tikrai. Tas, kad jau vien man nemažybinį pasakė. Jau turim. Gerai, bet tada aš antrą layerį pasakysiu. O nėra blogiau, kai padarai kažką ir tavęs net nešaukia?
Ir ateini ir matai, kad tiesiog nusivylė tavim. Bet čia buvo mano pirma pamoka, kas iš tikrųjų yra bausmė nuo tėvų. Vis laiką lūpdavo. Mane mama, tipo, diržai iš stabdžių troso gavęs, iš ko tik nesu gavęs. Sesuo buvo išlapenkęs gavus per sprandą. Ir... Tiesiog nupjauta gabaliuką. Ne, tiesiog kaip su to žinai, būdavo tos metrinės šlapenkos, tai biškai nupjaustytos tos, mama nerado ką paims, sesė bėga ir mama tiesiog sviedė. Jo, žiauru. Ir atsimenu, kad aš buvau su pusbroliu, ar su savo dėdė, bet jis, dėdė, kuris mamos jauniausias brolis, dėdė už mane 7 metais vyresnis, nėra tiek ir žinai. Ir mes buvom laukia kažką ir pas mane antram aukšte telikas mano kambarį yra. Ir bėga man, jisai buvo, o blemba, jau rodo ten Pokemonus ar Simpsonus. Ir lekiam laiptais ir jisai prieš mane duris užtrenkė. O ten tos duris sovietinės su 2 stiklais tos. Ir jisai užtrenkė tas duris ir aš toks norėjau pavaidinti, kad prilimpu prie stiklo. Ir aš tiesiog su rankom bėgdamas į tą stiklą ir visą stiklą išstūmiau, bet net nesusiraižiau, bet stiklą taip šipuliais ištaškiau tiesiog. Stoviu, mama darbė ir dirba savo ten 12 valandą pamainos duonos kepyklai. Seneliai tokie, kur, tai išdaužiai, tai gal ką, žinai, tai jau žinai, mes tai ką, tai lauk mamos. Ir man tas lauk mamos, aš žinau, kiek jinai audžia, bet žinai, niekad nesu... Mane muždavo, kad aš galvą prasiskeliu, žinai? Tokie būdavo. Aš niekad nesu blemba ištvojęs lango. Man kaip vaikui, žinai, kur čia yra visiškai vaiko huligano dalykas išdaužt langą. Čia jau virš visko, žinai, langai šventi yra posovietinėse šeimose, tu negali langų liest. Ir aš sėdžiu, atsimenu, sėdžiu tiesiog ant lovos. Mano dar dėdė žiūri į Pokemonus ir aš net žiūrėti negaliu. Sėdžiu ant lovos ir tiesiog žiūri į tą mechaninį laikrodį. Ir žinau, kad mama grįžta už 4 valandų. Ir aš 4 valandas prasėdėjau ant lovos. Tik, tak, tik. Man atrodo, aš dabar žinau, kad aš mėgaujuos paskutiniam gerom valandom savo. Ir tas laikrodis labai greit eina. Grįžta, girdžiu į kiemą mašiną. Įeina, girdžiu su seneliais. Laiptai mūsų mediniai. Tung, 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 tung. Sustoja prie durų, kur išdaužiu stiklą. Uždaro. Per koridorių. Pum, 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 pum. Prasidaro duris ir galvoju, va dabar tai pizda. Su jį daužys galvą tiesiog man. Pradarė duris, pažiūrėjai man ir sako, aš tavim žiauriai nusivyliu. Ir uždaro duris ir aš sėdžiu. Ir kai mane muždavo, tave atmuša. Ir viskas, tu laisvas. Aš išbėgu toks, tindirin, šiknas skauda, bet atleistos nuodėmės. Aš nebeblogas žmogus esu. Aš tavim nusivyliu. Ir aš toks uždarė duris ir tada man ta antra banga, kur numušė ir sėdžiu. Gerai, gyvenimas nebeturi prasmės, dabar mama nusivylė manim. Okay. Ar man kraustytis pas kitą mačiutę gyvent? Visiškai buvau kaip vaikas toks, jeigu mama nusivylė, aš niekur nebelaukiamas pasaulis, o aš nebeturiu kur eiti. Ir mama dar nekalbėjo su manim, kokį, tipo, kitą dieną ėjau atsiprašinėti. Gerai, atleidžiu. Jau toks matau, kad neatleidi, davai paleisk mane iš tos, kad... Tai antras toks nusivylimas tikriausiai buvo tik tai, kad komediją pasirinkai vietą normalus darbą, ne? Kas palaikė. Aš norėjau klausti, ar tu darei, bet galiausiai iš istorijos suprantam, kad nedarai, ar tą standartinį, kur paklausė, kas stiklai, o tą vaikų, kur stiklas buvo, jo? Ką pergalvojai tuo metu per tas 4 valandas? Oi, viską, aš galvojau, ką jums? Ar tą diržą, ar aną diržą, ar manęs čia jau bus namų areštas 2 savaitės, ar mėno namų areštas, nes vasara buvo, birželio mėno, aš žinau, toks galvoju, viskas šią vasarą nei į ežerą nebenuveš ir panašiai, toks jau sėdžiu, galvoju, ką tik praradau vasarą savo, vieną iš tų nedidelių vasarų, žinai, iš tų retų vasarų, toks ir... Sakau, emocinis tas yra fucked up. Aš ką atsimenu iš savo vaikystės, kad aš buvau išmokęs, aš iš tų žingsnių garso žinodavau, kas ateina į mano kambarį, ar mama, ar tėtis. Čia toks, toks įsiklausai. Ok, mama, į virtuvę, ok. Man dar būdavo, kad aš čia jau labiau tokio ankstyvoj paauglystėj, nuo 11 iki, sakykime, kokių, žinai, 15 metų būdavo tas, kur geimini prie kompo naktį. Geimini ir toks, kur jau, žinai, kad sakė, tipo, iki 11 max ir jau 11, kai buvo atėjus, kad jau viskas, jums lauk ir toks, gerai. Išeina, jau girdi, kad miega ir toks geimini ir draugelis kažką pradeda labai juokingą daryti. Ten yra 1 ar 2 valandą nakties ir tu... Gerai, nusiraminau, lyg ir viskas gerai. Kažką, gerai, kad neprigavo. Ir tas, kur niekad nejungdavo šviesos, bet tas... Ar tu išprotėjai?
Atsisuk ir tarp durų tas veidas, žinai, ankenį veidą. Taip nupurto nuo to kompo. Ne, jau jungiu viskas. Tai jau jungi ilgam dabar, savaitę jungi. Atsigulit lovą. Jau nebeini per start ir shutdown jau. Ne, jau trauki iš rozetės loputės, jau kibirkščiuoja kompas. Bet vis tiek viena yra, kai tu padarai kažką ir žinai, pavyzdžiui, kad tik mama yra namie ir nėra tėvo, ir kai jinai ateina ir jinai rėkia, nu ar tu durnas, kiek tu gali daryti tokias nesam. Bet tu žinai, kad tu gavai administracinį nusižengimą. Bet jeigu sako, gerai, grįžt tėvas, toks, oi, tu čia patenkino ieškinį, čia baudžiamoji byla dabar laukia mane. Pas mane atvirkščiai, žinok. Man nebūdavo, mano tėtis būdavo toks, kur mama įsivaizduodavo, kad tėtis dar griežčiau gali kažką pasakyti, bet mama kaip perdodavo ten aukščiausią instanciją į tėčiui, tai atvarydavo ir jis taip nemokėdavo bartis, tai nudarydavo tos, kur atsisėdant lovos. Nu, tai mama, nelabai mamai, žinok. Nepatiko tas mamai. Aš taip pats taip daryčiau. Aš tai žinau. Įmuša tą, žinai, padaro dar henčiaikas lapą. Gerai, žiūrėkis. Gerai, bet ne. O mano tėvas net šito nedarydavo, jis neteidavo nei moralo paskaityti nieko, jis dažniausiai kalmus talžasi kambarį taip ant lovos teliko žiūri ir mus ten girdi, kad Ir tėvas, esu iš vieną kartą iš tėvo gavęs per kuprą, bet jau buvau biški vyresnis, gal 15, ir kažką aš susėsėmės ten, tipo, matęs, kad tėvui po darbo negirtas grįžo, tai nebuvo kaip atsipalaiduot, buvo įsitempęs vakare. Ir matos, kad jam nelabai patinka, kad mes ten zyzėm vien su kitu. Ir tada kažkas kažkam padarė, žinai, visą laiką būna, kur siblingai, kur pradeda biški kibintis, jau biški daugiau, ir tu jau, ir visą laiką tėvai foršėdavando, sako, prisižaisit, toj prisižaisit. Ir prisižaidė ant galo. Ir tada tėvas atsimenu vienintelį kartą, kad buvo, aš buvau jam po ranka ir jisai užsimojo jau lupt. Ir, tėvo, mano tėvas, žinai, matei įsigį. Bajavas vyras, palyginus su manim 15 mečių, bet ir aš bajavas buvau. Ir jau taip užsimojęs tą ranką, žinai, ir man pirmą kartą, kad tėvas muš mane, nes nėra mušęs tėvas. Ir vienintelis kartas, ir toks pamačiau tą, žinai, lapą ir toks, okei. Ir aš jau net fizinį, kur jau mama, kai lūpdavo diržą ar trosą, būdavo tas toks, kur, ir viskas, žinai. Bet jau tėvas užsimojo ranką, aš toks. Ir manau, kad tėvas pamatė, ant kiek aš smarkiai kaip katinas susigūžiau, kuris tą, žinai, nes jis kumščių kažkaip ranką užsimojo ir tik parėjo ant galų tokį. Jo, tėvas toks. Okei, gerai, biški gal tiek. Jo. Nes matęs, kad jis biški pristabdė. Matavo jėgą. Nes čia užmušusi. Negali ten. Bet aš turėjau bairį iš čia. Jo. Tai vienintelis kartas, kada iš tėvos. Bet tėvo niekad nebijojau. Nes tėvas mūsų neauklydavo. Mamikė būdavo ta. Different story, tėvukas. Valdelis biški yra toks kreizavotas. Vladelis gal, už tai dabar, ką tu pasakai, gautum jau dabar pizdį. Matai, bet dabar man turėtų būti gėda ilgą laiką. Ja, bet nebus. Bet ne, viskas gerai, žinai ką, aš dabar tave vadinsiu Evladu. Oi, šitas yra dažniausiai, ką aš parašau pats rašydamas. Evladas. Evladas būna pastoviai. Kai aš siunčiau mašinos numerį, buvo vardiniai numeriai. Aš parašiau, kad čia jeigu Evaldas turėtų numerius, disleksikas. Man tas užmetė žvengą, aš nieko neparašiau. Ir galvoju, tu gal tenais palaikinai, bet toks galvoju, taigi jokinga. Ir man tada atsiunčia kiti draugeliai tą pačią. Aš galvoju, kodėl man čia visi siunčia, tiesiog Evaldas, praštai pasižiūriu. Evladas. Aš toks, tai aš būdamas tokiu disleksiku perskaičiau teisingai tavo atsiūs ir galvoju, Evaldas, tai pamačiau numerius mašinos 2 litai, tai man labiau gal tinka. Tai nepasigau ant šito. Kas dar galvoju, būdavo baisu vaikystėj. Man net ne vaikystėj, žinai, kas man dabar baisiausia? Aš beje gyvenime dabar, ne tai, kad nieko nebijau, bet nėra, kad dažnai išsigastų, išsispūkinu, žinai, ir dar kažką. Man baisiausias tu esi. Gaidytų, jubanas. Nes mantelis jisai kartais prigauna man, aš dažnai va čia ofise sėdžiu, čia ofisas kaip būna, kai nėra seto podcast'o, čia sofa stovė, čia televizorius. Ir aš, pavyzdžiui, būna arba su kompu dirbu, arba į teliką kažką žiūriu, savo ramiai sėdęs ofise. Ir čia šiaip yra nejaukus biški tas bromas mūsų, nes čia dažnai vaikšto, čia bomžų biški yra, dar kažko, ir tu vis matai šmėžuojančias galvas. Ir man vakarės, aš kai sėdžiu, aš vis atsisuku pažiūrėt, nes pas mane kažkada buvo įsibrovę čia į vidų, kažkokias tai moterį, eik tu nahui. Esu pasakos, ne? Papasakosiu dar. Bet mantelis daro tą, kuris ateina. Jis jau save pertraukinė. Aš matau, kur aš kai tipo sėdžiu ir mantelis pamato, kad aš esu viduj, jisai niekad nebus, kad tipo pasibarbens ar kažką ramiai. Ne, aš tiesiog sėdžiu ir mantelis prie stiklo laukia. Ir aš toks sėdžiu, pasuku gal ir mantelis.
prie stiklo šypsosi ir visą laiką nupurto mane, nes labai tos dvigubos durys praštai apšviesta. O vieną vakarą baisiausia, nes vieną kartą buvo kurjeriai lėkus, tiesiog, kur čia tavo maistas, ten lietus ir toks, neužsisakiau nieko ir sumaišius adresus. Kažkada sėdžiu tiesiog čia irgi vakare, gal 1 valandą nakties, savaitgalis. Sėdžiu, savo dirbu visą kitą ir į duris, bang, 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 atsisuku, o ten, kokių kiam metų moteris prie lango. Ir šypsosi. Ir aš toks, kas čia kurva dabar, kas dabar, kas čia yra dabar? Ir jinai daro duris ir eina į ofisą. Aš atsistoju iš kart nuo sofos, žinai, nes toks, kaip prieš mešką reikia dydį parodyti, kad išgazdintum. Ir aš sakau, ką čia darai, žinai? Ir jinai kažką einam ir jau išrišu, kad girta tiesiog įėjo gal bromą pamyšti. Tai čia matė. Ir sakau, eik tu iš čia. Ir jos tada draugė ta girta. Nesakai, eik tu iš čia. Ne, aš sakau, tipo, eik iš čia, žinai. Kas čia yra? Gražiai. Nesunčiau nafik, aš sakau, eik tu iš čia, žinai. Ir tada jau matau, kad jos kita draugė girta biški adekvatesnė, kur gerai, ir nutempė čia nuo laiptų žemyn. Bet tas sėdi 1 valandą nakties ir tada dabar pradėjau vakarais užsirakinėti ofisą, nes tiesiog įeina žmonės. Ateina į bromą pamyščiai iš centro įdomi ir tokie, matau šviesas, tai gal čia visgi kažkas yra, užeisiu, žinai. Yra buvo pas mane Kupiškė namuose, kad irgi nerakina kartais durų ir tiesiog įeina vyriškis. Jau link svetainės ir, ne mano. Ir išeina. Taip, tai yra koks... Aš pasakau, kaip mums buvo. Kaip? Kai mus apvogė. Ne. Kai mes su sesė sėdėjom. Ne. Nepasakau per komandiruotę gal pasakau. Aš nepasakojęs jums šito. Mes buvo mažiukai su sese, mes sėdim, kambarį žaidžiam. Ir dabar ten yra siena padaryta, bet anksčiau ten buvo durys ir matėsi miegamasis tėvų. Ir mes tokie sėdim, man kokie, nežinau, 6-7 metai, sesiai 2 mažiau. Ir tiesiog 2 moterys įeina į miegamai ir mes taip žiūrim su sesė ir jos net nemato mūsų, kad mes kitoj durų pusėje žaidžiam. Ir mes tokie žiūrim ir jos tiesiog eina ir pradeda per spintas atidarinėti ir ieško dalykų. Ir jos nežinau iš kur žinojo, bet mes spintai laikėm pinigus. Ir jos įkišo ranką, dar ten kaišio ir žiūri ištraukė. Ir aš jau kaip vaikas žinojau, kad ten pinigai, man atrodo, slėpė. Ir jas tiesiog ištraukė ir išėjo. Ir aš sėdžiu su sesė ir sakau, man atrodo, kad mus apvogė. O mama laukia dirbo ir nebuvo viduj. Ir mama grįžinėja nuo kalno, tenais pas mus kiemė nuo kalno link namų ir jos kaip tik išeina. Ir mama nesuprato ir greitai lėkė į namus, sako, kas čia buvo? Ir aš sakau, mama, man atrodo, kad mus apvogė ką tik. Ir tiesiog jos sėdo į mašiną ir išvažiavo. Ir apvogė visiškai pilnai. Jo, pavogė pinigų. Fucking damn. Bet tai atrodo, tai visai ėjo su aiškiu tikslu. Žinau, net žinojau, kur... Bet man žiauri keista, nes žinojom tik mes, kur yra pinigai. Niekas daugiau nežinojo. Gal žinai, common hiding place būdavo. Nes mano seneliai tai laikydavo vokelį, gal nenoriu skemerę metuoti, bet laikydavo vokelį irgi spintui. Spintui po kažkokiais mėgstiniais senelio. Daug jau. Bet, pavyzdžiui, mano senelius tai dabar žiauri lengva, supratau, kad žiauri lengva apvogti yra. Aš kažkada nieko kažkada nepranešęs, tiesiog į namus parvažiavau iš Vilniaus, nes aš važiavau berods į naują Akmenę, galvoju, užsuksiu. Ir nieko, mamai sakiau nieko. Ir aš einu tiesiog namus, nes pas mus 2 aukštų namas, matėt. Mama antram aukšte, žinai, jeigu žiūri teleką, tai retai kada girdisi, jeigu mašinai važiuoja. Kartais jauti, bet, žinai. Ir aš einu į virtuvę ir pas mus pro virtuvę matosi salionas, kur seneliai pirmam aukšte sėdi. Aš einu, pažiūriu ir tiesiog matau senelis prie stalo sėdi, mačiutė girdžiu, tipo guli ir toks stoviu. Niekas netisuk ir toks, tiesiog laiptis užlipau į viršų pas mamą, toks įlendu galvas, kaulabas ir, žinai, ką tu čia veiki, žinai, aš Vilniui turėjau būti. Tai supratau, ant kiek tu, tiesiog jeigu naglai eini pas senų žmonės dieną į namus, sunku seniems žmonėms sugaudyti, kad kažkas, jeigu praščiau girdė ar kažką, taip ir, kai sako, žinai, kaip čia apvogė. Įėjo dienos metu ir išnešė. Kaip pas jūs, pavyzdžiui. Įėjo dienos metu. Viską matėm. Bet su apvogimu, tau nebuvo? Baimę dar žinau kokią. Tau nebuvo, jums nebuvo po to su sese arba su šeima, kad nejauku namie dėl to, kad apvogė? Buvo. Artimai laiką buvo, bet paskui kažkaip pasimiršau. Nes man Gabija pasakoja, pas juos yra namas ir seklyčia. Seklyčiai baliavojo jos brolis išleistuvės berods, ar kažkokia tai mokyklos šventė, žinai, jaunimas suvaręs. Antram aukšte Gabijos tėvai miegojo.
Gabija miegojo gretimam kambarį, kur yra virtuvė ir salionas, žodžiu. Pirmam aukšte, jinai vienintelė, žinai, jos kambarys buvo. Ir sako, jos tėvai, mes girdim, kad naktį kažkas lyg ir, žinai, kažkur vaikšto, bet sako, nu, jaunimas balevoja seklyčiai, tai gal įėjo, žinai, butelio pasimti ar dar kažko. Ir jie ryte rado prie virtuvės lango pėdsaką ir buvo išnešta ten šampano kelios bonkės, kažkas ar iš pinigų, ar iš kažko paimta, ar juvelyriukas, nebeatsimenu tiksliai. Ir dar buvo bandytas seifas, kur ginklas laikomas medžioklinis Gabijos tėvo paimti. Ir jiem pavyko, jie įėjo, paėmė ko ieškojo ir išėjo. Ir sako, nuo to laiko, sako, mes kokį pusę metų, sako, visiškai nejaukų namie būdavo. Kad ir užsirakinę sėdi, sako, nes žinojimas, kad tavo namuose kažkas iš nepažįstamų buvo ir vaikščio, kol tu miegojai ir tu net nesučiupai ir nieks nesugavo niekad, sako, nu čiauriai neįmanoma būti tose pačiuose namuose po to. Kai pabūna svetimas žmogus, tu pėdsaką randi. Aš bijau, kad jeigu Ieva permiegotų su kitu vyru, aš taip jausčiau. Čia kita baimė. Čia kita mano baimė. Čia kita baimė išdavystės. Aš turiu nedaug laiko, norit paklausyti porą siaubo istorijų? Reikia dar pakalbėti apie dar vieną dalyką. Bet jis nėra baisus. Jis nėra baisus. Ne, jis yra labai fainas iš tikrųjų. Baisus jis bus jūsų piniginiams. Taip. Nu, dabar. Taigi komikai esame. Jo, tai vis šnekėjom, vis kažką ten užsiminėm vienur kitur apie tą platformą. Pradžiai buvom užsiminę apie vieną platformą, buvom užsiminę, net jinai spėjo patekti skandalą ir dar nebuvom susikūrę. Dar nebuvom susikūrę tos platformas. Dabar jau apie tai nebegalvosim. Patreoną atidarom, žodžiu. Taip. Patreoną. Atidarom Patreoną ir tikimės jūsų paramos ir ne tai, kad liūdnai skambėtų, bet už geras laidas, geras idėjas ir kad būtų įmanoma daryti dar įdomesnius renginius ir įdomesnius konceptus ir fainesnės laidas. Mums šiek tiek reikia pasibiudžetuoti, tai labai laukiam jūsų palaikymo. Bus tam tikrų naudų, Mantai? Tai visų pirma, jeigu tapsite mūsų patronais, tai galėsite atkeliauti į mūsų renginius pigiau. Kalbant apie renginius, pirmasis bus paskelbtas jau visai netrukus, o jeigu tapsite mūsų patronais, jį jau rasite. Tai mūsų antrasis kvadrato turnyras, kuris vyks gruodžio 1 dieną. Lauksime visų atkeliaujančių. Tai mūsų patronai nusipirks bilietų su nuolaida ir lygiai taip pat galės padaryti su kitais renginiais, kurių irgi bus ne vienas ir ne du. Gruodžio mėnesį mes turėsime ir antrą renginį, kur turėsime pirmą kiemo draugų laivą ir tai bus amazing. Gal net, pavyzdžiui, patronam leisim tik jiem rezervuotis pirmus staliukus, pavyzdžiui. Kažkas iš tokių dalykų. Nenorim prižadėti tokių dalykų, kad įkelsim vieną dieną anksčiau ar 2 dienas anksčiau, nes gal ir tai nėra tikslo, ar tai nėra naudos, nebent yra, tada rašykit komentaruose, jeigu norėtumėt. Žodžiu, papildomų dalykų vis sugalvosim, ką įdėti Patreoną, bet pagrindinė esmė norim, kad tie žmonės, kurias mus mėgstat ir kurie rašot komentaruose, kad mes darom originalų ir fainą turinį, kad prisidėtumėt prie mūsų darbų ir mes galėtume laisviau ir įdomiau daryti kitus projektus. Pakalbėjome apie patroną ir dar kartelį norime jūsų pakviesti, gal jūs labiausiai tapti mūsų patronais. Mums būtų labai labai fainai. Patronuokit, patronizinkit mus, patronizuokit. Įsitraukit va taip va kišenį ir mes įsikabinsim jūsų kišenį ir jūs galėsite eiti ir mes seksim paskui. Kaip į T-bago kišenę per Prison Breaką, tiesiog sekiosim iš paskos. Būtų miela malonu iš jūsų pusės. Labai gražu būtų. Super. Beje, dar jau turbūt visiškai keliaujant link pabaigos ir pabaigai paklausant istorijų siaubo, dar turbūt norėtume mes padėkoti ir tiem, kurie padėjo mums šią seriją nufilmuoti ir kurie padėjo įsileisdami pas save. Tai visų pirma labai labai dėkojame Anykščiuose labirintų parkui, kuris dabar vadinasi Siaubo parkas. Labai puikiai, labai daug pramogų fainų. Aš ten, kai gaudžiau, aš paklydau. Kai ši serija išeis, labirintas dirba iki lapkričio 4 ar 5 Siaubo parkas. Tai būtinai nuvarykit, aplankykit, labai fainą, animatoriai labai faini. Ir žmonės, kurie ten dirba, yra įdėję daug širdies. Man labiausiai kas patiko, tai kad
dekoracijos nėra jau tas stereotipinis Halloweeno, toks quirky, žinai, kur, čia biški giltinė, čia biški kaliausė. Ne, yra labai daug gražių artworkų. Tai... Aš šiaip, mes jau visai artimais draugais tampam, nes ten ir komandiruotę darėm ir šiaip dažnai ten visai lankausi. Man fainiausias dalykas, kad kiekvieną kartą, kai ten atvarai, yra naujų dalykų ir teritorija vis plečiasi, veiklų vis daugiau. Dabar mes prieš tai buvom vasarą su jumis. Ir dabar, kai atvarėm, aš nežinau, ant kiek ten padidėjo ir kiek naujų dalykų. Taip. Belen kiek visko. Tai siaubo parkas iki lapkričio 3 dienos. Okay, liuks. Taip pat norim dar padėkoti K2 Comedy, kad leido mums nuvemti visą lokaciją. K2 Comedy klubas vyksta daug renginių, irgi nueikit, pasižiūrėkit, pafollowinkit. Ten dabar didelis komedijos judesys, tai beveik nepraleisit major eventų fainų. Tai nueikit tenais ir ačiū Arensui, kuris dar atlaikė mūsų ėmimus ir padėjo. Ačiū Jums. Gal netgi šitas K2 komedy klubas ir kiemo draugai gal bus net kažkoks kolebas gruodžio mėnesį ir gal ten tas renginys kažkas ten vyks, pavyzdžiui. Tapkit patronais, viską pamatysit pirmieji. Ir ačiū, aišku, jums, kurie remet, subscribinat. Ne, tai jums tai būtinai. Jūs tai iš vis nuostabus, dėl savęs tai būkit ramus. Nepamirškit tik pasubscribinti, nes daug pažiūrit žmonių, bet nepasubscribinat. Uždėkit subscribe. Jo, kodėl Skirmantą laikinat? Jam reikėjo 100 epizodų padaryti ir Skirmantą jau laikinat. Kodėl jūs turite Patreonus 17 000? A, mum irgi dabar... Ar čia visiems tos tiesos taip reikia? Ar mum irgi dabar apie tiek tiesą? Tai sakykit, jeigu norit, mes galim apie tiesą tiesiog kalbėti. Gerai. Apie vienas kitą tiesos pažiūrėsim, ar bus labai jokinga. Tai važiuojam, Simukai, pašiurpim, šiurpas. Kaip sakiau, tai šiaip buvo labai sunku surasti gerų istorijų. Tai viena tai tikrai bus... Paliksiu jūsų verdiktui, o dabar skaitau apie labai, ką supratau, kad siaubo istorijos labai yra šiuolaikinės. Tai pavadinimas pirmos istorijos aš padariau klaidą tamsiajame internete. Tai spooky pasakokite. Gerai, aš visuomet pasižymėjau liguistų smalsumo jausmu. Šiuo faktu aš... Gali taip daryti tokį... Labiau toks... Spooky, šilys. Gal dargi padaryk. Aš visuomet pasižymėjau. Ne, per žemę. Seksy, jo, atrodo, kad aš visuomet mėgau moteris. Aš visuomet pasižymėjau liguistų smalsumo jausmu. Šiuo faktu aš nesididžiuoju ir tiesiog visuomet šią savybę nurašydavau paaugliškam smalsumui. Tiesą sakant, tai tikriausiai prasidėjo dar vidurinėje mokykloje, kai žmonėms atrodė, kad per MSN susirašinėjimo puslapį yra smagu siuntinėti vienas kitam įvairius baisius filmukus apie mirties egzekucijas ar keistus fetišus. Klasika. Vien paminėjus tai jaučiuosi senas. Šiandien šių svetainių yra žymiai daugiau. Juose gali stebėti, kaip žmonės miršta, žiūrėti neryškius vaizdo įrašus iš autoavarijų, stebėti, kaip nukertamos galvos ar kankinami gyvūnai. Be abejonės, tai tikrai nėra tai, ko aš aktyviai ieškau, bet jeigu netyčia aptinku, tai verčiu save žiūrėti, kad įrodyčiau savo, jog niekas manęs negali paveikti. Jeigu norite pamatyti iš tiesų kraupių dalykų, reikia apsilankyti vadinamajame tamsiajame internete. Esu šiek tiek atsilikęs nuo technologijų ir žinia, kad per Google paieškos sistemą galima rasti tik mažutėlį interneto fragmentą, visiškai sujaukė mano mintis. Likusi interneto dalis, kuris sudaro maždaug 99%, yra paslėpta ir norint ją pasiekti, reikia specialios naršyklės. Šiaip labai ilga įžanga. Biškim tikrai Malinauską primena. Su YouTube pamokėlių pagalba greitai atsisinčiau Tor naršyklę ir nuėjau naršyti paslėptosios interneto pusės. Spaudinėjau ant pasidalintų slaptų Onion nuorodų ir nepraėjus nei pusvalandžiai užėjau kai ką, kas amžiams numalšino mano siaubo troškimą. Pati svetainė atrodė gana paprastai. Tiesiog juodas fonas, kurio centre buvo vaizdo grotuvas, o apačioje komentarų skiltis. Po kelių sekundžių nuo svetainės atidarimo vaizdo įrašas užsikrovė ir automatiškai pradėjau rodyti. Prieš mane buvo rodomas liesas maždaug 20 metų amžiaus vyras, pririštas prie kėdės ir nuklotas žaizdomis. Viršutinėme kairiajame vaizdo įrašo kampe bėgo laikmatis, skaičiuojantis kiekvieną sekundę. 24 minutės ir 14 sekundžių. Citata. Prašau, sustokite, prašau, tai nutiko netyčia. Prisiekiu, jei reikia jas. Vaizde pasirodė stambesnis vyras, savo rankoje jis laikė tuščią švirkštą su didelė adata. Nepasakęs nei žodžio, jis dūrė adatą aukai į pilvą. Šis garsiai suklikė, kai vyras ištraukė adatą ir vėl ją susmeigė į jį.
Po keletos durų vyriškis čiupo kūjų ir trenkė aukai tiesiai į žandikaulį, visiškai sutrupindamas apatinę dalį, tad jis jau nebegalėjo pasakyti nieko suprantamo. Jis gargaliuodamas kažką sušnabždėjo ir prarado sąmonę. Pabandžiau persukti video įrašą į priekį, nes buvau įsitikinęs, kad šis vaizdas netikras ir tuomet supratau, kad šis įrašas nebuvo nufilmuotas iš anksto, viskas vyko tiesiogiai. 26 minutės ir 12 sekundžių, degi žodžiai ekrane. Komentarų skiltis po video įrašų tiesiog vyriai. Vadino auką apgailėtiną žmogystę ir reikalavo, kad vyras toliau jį kankintų. Praėjo dar kelios minutės ir vietoje komentarų skiltis atsirado balsavimo forma, kurioje buvo siūlomi tik 2 pasirinkimai – gyvybė arba mirtis. Balsai buvo greitai skaičiuojami, mirties stulpelis sparčiai kilo. Kad ir kiek galėjau pakelti, bet negalėjau būti aktyvios žmogžudystės dalimi, todėl greitai nubalsavau už gyvybę. Pasibaigus balsavimui ekrane pasirodė rezultatai. Iš 200 balsavusiųjų buvo gauti tokie rezultatai. 95% už mirtį, 4% už gyvybę, 1% nebalsavo. Ir visą laiką atsiranda šitų neapsisprendusių 1%, net čia. Visą laiką. Labai aiškus pasirinkimas. 10 žmonių bandė išgelbėti vargšą vaikį, bet to nepakako. Be jokio įspėjimo vyras čiupo kūjį ir pradėjo jį daužyti be atvangos, pradėdamas nuo kojų ir kildamas į viršų, kol galiausiai iš jo liko tik kruvina sudaužytos mėsos krūva. Sėdėjau praradęs amą, beviltiškai spoksodamas į ekraną ir staiga pastebėjau, kad įsijungė mano kompiuterinės kameros lemputį. Video vaizdas dingo ir vietoj jo iššoko 10 mažesnių langelių, kuriuose buvo rodomi žmonės iš įvairių pasaulio vietų, kurie, jiems nežinant, buvo filmuojami savo internetinėmis kameromis. Mano didžiausiam siaubui viename iš langelių buvo rodomas mano miegamasis ir aš su siaubo iškreipta veido išraiška. Greitai supratau, kad tai buvo žmonės, kurie balsavo už tai, kad vargšui vaikinui būtų leista gyventi. Kas bus sekantis, iššoko žinutė, o laikmatis skaičiavo atgal iki 0. Kai kurie laukeliai užtemo, į ką komentatoriai reagavo juoko banga, kaip į beviltišką bandymą įsigelbėti. 3, 2, 1. Iš ekrano dingo 9 iš 10 langelių, tame tarpe ir mano, o jame liko vidutinio amžiaus aziečio vyro sustingusio iš siaubo vaizdas. Kągi, greitai pasimatysime. Sėkmės. Atsidusau kartu iš palengvėjimo ir iš panikos. Man pavyko ištrūkti nenukentėjus, nes visiems taip nepasisekė. Be abejonės paskambinau policijai, bet iki to laiko, kai jie galėjo peržiūrėti tą vaizdo įrašą, nuoroda jau seniai buvo nebeaktyvi. Nežinau, ką dar galėjau padaryti, bet šis įvykis pamokė mane nelysti per giliai į tamsio interneto gilumas. Protopimza. Žiauru. Šiaip aš tiesiog neseniai truputį domėjaus, kad yra toks snoof filmai. Tai taip siaubo filmai, bet snoof. Ir ten ne iki galo, aišku, ar real, bet visi ieško, kaip ir neranda, bet dar kvebo dalykas, kad kaip ir siaubo kažkokie etiudai suvaidinti, nufilmuoti, bet kur real nužudo. Ten sekso galbūt scenas vyksta, bet finale po to nužudo. Ir kažkas nevaplatina tokius filmus ir yra jų kažkoks kiekis, kažkokius pavadinimus žino. Yra daug fake snoof filmų, kur nuo IMDb gali rasti, kur ten labai išsamei rodo, kaip ten kankina, bet ne iš tikro, bet labai atrodo tikroviškai. Man būčiau šitą paskaitęs, žinai, 14-16 metų, būčiau ėjęs tipo į dark webą ir siuntęsis, bet dabar 26 metų gyvenant visai fainai toks, kur nežinau, ar čia tikra ar netikra istorija toks, kur bet nenoriu eiti ieškoti. Nu, bet tai esam matę su Hammeriu, kaip sukapojo, pavyzdžiui. Ne, aš šitų prisižiūrėjęs iš laivų, reikia eiti dark webą, kur gali įsijungti tavo kompo kamerą, tai... Jo, bet daug kam yra tas tikrai žudantis smalsumas. Kas tas dark webas? Bet aš tiek prisižiūrėjęs esu visko. Ta prasme, aš nežinau, kaip dabar, pavyzdžiui, jauna karta, taip, ar jie eina ir žiūri, ar ten dar yra tiek laivlykų, bet aš visom formom esu matęs mirštantį žmogų ir kai žiūri per filmus, kai kažką nušauna, toks, kur, nušovė, nelabai rūpi. Bet tu, kai matai, kaip žmogų nušauna arba jis nusišauna, real, tas kūnas, kur krenta, arba traukuliai ir knarkimai žmogaus, kai miršta, arba kai tiesiog įsirėmė su pistoletą į gomorį ir šauna ir tas kūnas iš karto per sekundę iš gyvo žmogaus, tas, kur
maišas tiesiog ir ten dar trūkčia ir bėga kraujai. Nu, esu matęs, kur Baikeris papuola ten su fūrai avarį, tada eina bičias filmuoja, tipo, ir ten ranka nutraukta, koja, dar kažką ir prieina. Ir galva kaip balionas buvo ar po ratu palinus kažką, jinai sukežus ir per čia taip prasprogė ir smegenis taip prasklidusios. Vis esu matęs, kaip ten galva numpjauna. Aš esu matęs, kur šok, tu mes gal esam šnekėję, tu irgi esi matęs, kur šoka nuo kažkur aukštai vandenį ir pagavo cemento bloką ir tiesiog praskyrė visą veidą. Visas veidas per pusę. Ir tiesiog jau ligoniai veža ir taip papraskėstas tiesiog va taip. Aš ką žiūrėjau, esu matęs, tai tik jaučiu Two Girls One Cup, man jau čia buvo. O, paslėdinį rasą matai? Ne, nežiūrėjau. Aš tik labai mažą nuotrupą. Gerai, aš turiu tada dar vieną baisį istoriją. Nu, davai. Paskambina VMI. Man tai vėl internetu. Žodžiu, bet čia yra apie vaiką ir jo tėvą. Nežinau, ar būsit girdėję, bet visiškai normaliai tekėjo gyvenimas. Vaikas su tėvu, tėvas užima aukštas pareigas labai, bet daug laiko leidžia kartu su savo vaiku. Ir yra tas tėtis turi brolį. Ir jisai, tas brolis toks labai, evil ir labai turi visą laiką kažkas yra, kažką jis rezga ir kažką daro. Ir tiesiog įviliojo to vaiko tėvą į spastus. Ir tas tėvas būtų išsigelbėjęs, gal ten, aš nepamenu dabar, kas tiksliai tam tėvui atsitiko, bet jis vos nemirė ir jis dar ten, kaip įsikapstydamas dar jį galėjo išgelbėti tas brolis, bet tas brolis tiesiog nustūmėjo ranką ir tas tėvas mirė tada. Ir po to tas, kai augo jo vaikas, jisai net pabėgo iš tos vietos, jisai net nebeaugo toj vietoj, kur buvo jo. Gal tu jokies? Jis... Ką ta turi? Nebus rimta čia. Tu mum liūtą karalių pasakai, gaidytų. Ai, tu... Aš dar ką tik muziklą New York'e žiūrėjau ir aš nesugaudžiau. Ta prasme, aš galvoju, brolį nustūmė ranką. Aš muziklą žiūrėjau. Ką tu čia pasakai, tiesiog liūtą karalių pasaką. Tu šuns nukės. Viskas baigiam tam kartą, ne turbūt.